Šiaip ar istoriniam yra kelių mokesčiai, jeigu jis Nėra, man atrodo. Regitra nulūštų bandydama paskaičiuoti registracijos mokesčius. Šiam modui kokia būna Angry Start. Aggressive Aggressive Idle, jo. Angry visi Start. šitie. Angry Start tai prie -5 jisai būna. Taip, čia Džiugui tai dzin, bet mantelis purtos dabar, jam Palauk, putas jau palauk. drimba iš burnos. Čia mantelio svajonė yra visiškai. tiesiog užmestas ir Užvalkau. prisiūtas brado kažkokios nes užvalkau. Okay, man patinka. Taroči karalių rašo, kad džiauriai girdis, tai ką man daryti dabar? Aš tik kas filmuoju, man. Kur man eit? Mes durų namie neturim. Kol tu durų neturi, aš nebuvo dar tavo darbas sudėt duris. Dėl įkanam duris mums. Neusinės kokį. Jėga man yra. Gerai, kol Mindy... Dabar jisai bus kaip Malinauskas mėgamajam, žinai, su figūrėliam sudėliotam tenais, tipo, Knygų fone. tiesa yra svarbu, abu stori. Gerai, kol Mindy bando rasti tylesnę vietą, kad žmona neknistų proto ir vaikas miegotų, galiu padaryti trumpą įžangėlę, kad sveiki visi, nesimatėm kiek, jau 11 mėnesių, beveik 12 mėnesių metus maždaug. Jeigu kažkas buvo pasidarę vaiką, tai per tą laiką jau turėjot pasigimdyti vaiką. Va tiek ilgai nesimatėm. Ir ką žinau, bandom grįžti su Cars and Haters, bent jau neaišku, kiek čia bandysim grįžti, bet tiesiog... Iš pensijos įsivažiuoti. Jo, reikia... Ir tada vėl iki kitų metų. Pabandyti, kaip matot, nepilnas sąstatas, nėra Eidvilo, Viliaus nėra. Nežinau, su Vilium kaip greit pasimatysim, bet kažkada galbūt sugrįš irgi tikimės. Ir šiandien grįžom, o Mindy nais tiesiog atsijungė. Pofik. Sorry. Žodžiu, tai tiesiog, man jau palaukti ar... Dzin. Gal pakartojam, kai bus jau intro, kai bus jisai tada. Tai va, jau grįžo. Pala, Mindė, tau gal pašviest. Mindė į Rusiją tiesiog nuėjo. Eik tu, na. Tai gerai. Tai nežinau, Mindė negirdėjai, aišku, nieko, bet tiesiog norėjau pasakyti, kad senokai nesimatėm. Grįžom, bandom padaryti kažkokį vieną kitą podcastą, net tai, kad tiesiog dėl savęs ir patiems smagu tai daryti. Tai šiandien turim įdomią temą, dar turbūt net neapžvelgėm niekada tokio dalyko, bet bandom šiandien išrinkti Džiugui mašiną. Jis dažnai keičia mašinas, turi visokių nesąmonių ir paskutiniu metu užmigęs ant offroado yra. Ir jau gan seniai užmigęs ant offroado. Jaučiu nuo tada, kai Impreza pardavė. Yeah. Tai bandom Džiugui išrinkti mašiną. Jis sakė, kad Kia atsibodo, nori kažką kito vietoj Kijos. Tai pagalvojom, what if? Tai turiu šiokį tokį kvizą paruošęs, kad biškai galėtumėm gal įsivažiuoti, galėsim nuo to pradėti, jaučiu. Ir paskui turim šiek tiek, aš turiu kelis skelbimus pasirinkęs, Mantelis turi porą, gal Mindė turi kažką? Turiu. Tai va, perbėgsim greitai, gal labai neužtrunkant, pažiūrėsim ir Džiugas galės pakomentuoti, ar sąmonės ar nesąmonės. Nu ir aišku, visi kiti irgi pakomentuoti vieni kitų skelbimus. Tai atsidarom alaus. Kas dar neatsidarė? Welcome back, boys. Aš galvoju, gal žmonėm kils kažkokie klausimai, kokią mes iš vis kompetenciją turim kalbėti apie off-roado mašinas. Tai va, Visiškai jokia. taip, būtent absoliučiai jokios kompetencijos ir... Blet, neseniai patys nusipirkom visokias nesąmonės ir bandom kažką daryti su jom. Tai šiaip aš galiu pasakyti iš savo pusės, kad jau seniai neturėjau mašinos, kur galiu daryti kažkokią tokias visai nesąmonės ir sugalvoju ten išgręžti stogą ir galiu išgręžti. Tipo, why not? Tai, dar taip nepadariau, bet nesakau, kad nepadarysiu. Džiugo modai. Jo, tai žodžiu, visai cool yra prisimint kažkokius va tokius šūdarankiškus laikus ir tokius, kur laidus susuki ir čia laikinai bus gerai ir tipo
irgi... Nu, kalbėk už save, žinai. Tai aš už save ir kalbu, aš sakau, man yra visai cool va, tokias nesąmonės padaryti. Tai va iš Kuo toliau, tuo daugiau panašumo yra tarp Mantmio ir Džiugo šiaip. Jo. Palauk, nu... Jie niekad ir nesiskyrė per daug, tai žinai. Tai nėra geras dalykas, jeigu ką. Gyvai pamatysi, kaip padariau, pamatysi, kaip pajungiau tuos lempas į šonus, ant fiškės viskas Aš tvarkingai. mačiau išgręžtą stogo bagažinę kiaurą. Stogo bagažinė ir virinta yra, ir pats virinau. Ten tikrai nėra blogiausias dalykas, kas tai stogo bagažiniai nutikė. Blemba, aš tai norėčiau, kad Džiugas prisiduotų ir atsiųstų, kaip pas jį... Tiesiog čuvakas Rilsą dabar suka, kol mes kalbam. Aš story keliu. Blemba. Aš tai norėčiau, kad Džiugas prisiduotų, atsiųstų, kaip džipė pas jį atrodo laidynas lempo ant stogos. Galėsiu atsiųsti ir Mantvidas galės. Toks va, laidų kučka ant stogo yra. Eik, tu. Aš galėsiu atsiųsti ir Mantviui ir toj fotkę padaręs ir tai vadinasi Sierca, maja. kad šiek tiek mes tai, ką kalbam, turėtų svorio ir nebūtų tiesiog žodžiai. Tai kai atsiųsi tą fotkę, tai mes svorio iš vis neturės. Nu kaip viršsvorio, tai jo, bet svorio žodis neturės. Kitai, nežinau, Mantvi, dar tu kažką norėjai ten pasakyti, ne? Aš norėjau gal tik pasakyti, kad šiaip, kad vat, Mantelis turi Porsche, Cayenną, Mindy turi Discovery. Dugnas kietas, viskas čia gerai. Džiugas turi Kia, Jeepą ir Pajero. O Kia yra šiuo metu Dailis ir aš noriu Dailį mašiną pakeisti. Jo, aš turiu mažiausią mašiną iš visų Daihatsu Feroza. Ir tiek, čia visas mūsų. Dar vieną Jeepą praleidom, aš dar X5 turiu. Išeik iš čia tiesiog. Pats. Tiesiog, Best off-roader. Šiaip tai jisai pravažiavo visur, kur reikėjo, taip kad, nu... Nėra užklimpęs niekad X-as ir Discovery's nėra užklimpęs. Nes niekur nevažiavot su X-u tiesiog, kur užklimpt galėtų. Norėčiau pažiūrėti, kaip X-as pravažiuotų Brastą. Seni, ten karočio palėtintojų nėra, ten yra MPM7 čipuotas ir BDPF, tiesiog spaudi gazą ir jis išvažiuos, kur jam reikės. Ir ryčio programa yra sen. Gatviniam padangom. Kaip ten palatė, aš jau pamiršau, tie šiam modai kokie būna. Angry Start. Aggressive Idle, jo. Angry Start. Angry Start, tai prie -5 jisai būna. Tie visi IT-šnikai yra Angry Startup. Tai va, jo, bet aš irgi va nesenai, žodžiu, tai turiu X5 jau senai turim ir visur važinėdom su ir yra ten tų klipukų kažkokių mūsų nepafilmuotų ten, kaip per balą važiuojam. Balą. Ir visą laiką, tai vienas dalykas, tai atėmė Swedbankas Hyundai'ų. Tai tuo pačiu ir leasingo nereik mokėti, tai galvojau kažką vėl noriu paprasto ir pigaus, tai Discovery pasiėmiau. Tai žiauriai patenkintas, labai gera mašina, dabar sugedus. Na tai va. Nice. Land Rover savininkai pakomentuokit, būtinai pakomentuokit. Tikrai tikiuosi, kad žiūrės kažkas, ne? Tai gal kokį disclaimerį kažkas nori dar pasakyti, kad vaikam negalima žiūrėti, nes čia gali būti biški necenzūriniais leksikos ir mes šiaip neišmanom nieko ir kad nieks neprimtų už tiesą gryną. Nes visą laiką būna, kad ką čia tie šneka, čia jie nieko neišmano, čia kažkokį susėdė maumoj. Tu net nežinai, kas čia per audinė yra, kad čia komentuotum. Netempiam gumos ir einam prie reikalo, visą šitą dalyką norėčiau pradėti savo ruoštom skaidrim, šiandien visai prisėdau nuoširdžiai prie to ir mindėmėt į tą namelį įėjo tiesiog. Alaus iš namelio pasiėmė. Ei, sveiki. Pala, aš turiu. Nice. Purė. Gal svorį tai tinka. Tai žodžiu, visai nemažai šiandien laiko užtrukau ir paruošiau jums skaidres. Man tai tas vienintelis, kuris stengiasi iš tam dalykui. Nu, kažkas turi stengtis. Aš džiaugiuosi, kad skelbimų paruošiau. Čia pas skaidres nėra ką šnekėti. Bet tai man vis dirba korpė, tai jis pratęs skaidres daryti. Let's go. Tai manau, pradėkim nuo skaidrių. Parodysiu... Palauk, čia iš karto bum, kažkaip va taip. O, matot? Jo. Turėsim žaidimą kas per lempą.
Tai turėsit, bus 3 raundai, čia tuoj paaiškinsim, gal taisyklės parodysiu. Ir turit buzerį pasijungę visi, ne? Jo. Na, čia kaip pasiruošta. Taip, yra taisyklės, reikės atsakyti. Su didžiaja, literaliai. Šrifto nebuvo. Lietuviško. O ką galim laimėti? Bilmėt lipduką. Limpa LT lipduką. Likusi. Nieko, laimėsi, blėt, garbę. Galit paspausti testinį mygtuką, pažiūrėsim, ar tikrai veikia. Na. Va, viskas. Žodžiu, gerai, išklyrinu, matysiu, kas pirmas paspaudžia, čia vietoj sužymėsim taškus ir matysim, kas laimės. Tai spaudžiat, kas pirmas, paspaudžiat, tas pirmas gali sakyti, nespaudykit, blėt. Tai sakyk, kas pirmas paspaudžia. Ir jeigu paspaudi pirmas, atsakai neteisingai klausimą, atminusuosiu tašką, jeigu turi. Davai, kad nespaudytumėt belia kaip. Ir šiaip aš kai vedėjas, tai tada pasilieku savo imunitetą, kad galiu skirti 2 taškus, jeigu jau ten labai išsamiai atsakysit į klausimą. Nes bus, tipo, kokią mašiną panašiai, tai ten jeigu kažkokius... Tai aišku, kad Mindaugas atsakys išsamiai ir dar papasakos istoriją. Let's go. Pirmas raundas. Koks tai džipas? Čia bus 5 klausimai. Kažkuris paspaudė buzzerį, nešiu į ekraną. Aš gal tą buzzerį čia kur nors paliksiu iš tikrųjų ekrane. Jum nerodys, bet man rodys ir tiem. Mes matom šiaip, kas pirmas paspaudė. Nu tai gerai. Tada... Tai. Kračiu. Va šitaip. Gerai, tai džiugas. Sakyk. Jeep Wrangler. Turi kažkokiu dar... Gal čia yra JK modelis? Nu gerai, pažiūrėjom. JT. Tai tu esi teisus, gauni... Aš netaip pasakiau, čia yra TJ, aš netaip pasakiau. Taip, bet vis tiek Jeep Wrangler, sakai, tai gauni 1 tašką, neduosiu 2 tikrai. Išklyrinam. Gerai, 2 iš 5. Mama sakė, aš ypatingas. Mindy. Ford Explorer. Aš pirmas paspaudžiu. Džiugo. Tu pirmas paspaudžiu? Mindy. Jo, Mindy. Nu, džiugai, tavo eilė. Tai yra Ford F100 PM. Ne. Ne? Mantelis. Kad Fordas tai faktas, bet bus koks Ford, nežinau, pasiduodu. Aš galiu vėl skėti? Gali dėl šiaip, bet jau taškų neduosiu. Nu, cipina. Ford Expedition? Ne, man atrodo irgi ne. Šiaip neatsimenu iš Tai tikrųjų. karačiu, хуй знаю, kas čia per mašina. Aš tai būčiau irgi sakęs Bronco. Bronkos tokius nukėjo? Taip, What? 5 kartos Bronco. 93-96. Aš turiu fact checkinti. Fact checking. Aš iš Wikipedijos O čia- ėmiau. Tai Čia ne tas, kur O.J. Simpsonas Jo. su jo numentų bėgo. Jo, čia tas yra. Tas yra, kur O.J. Simpsonas bėgo. Galėjai papasakoti šitą istoriją. sorry, nežinau. Ai, ne, tingiu. Gerai, let's go. Kitas. What the fuck Džiugas. is this? Suzuki Jimny. Tai čia vienas vartas bus Yep. šitas Ja, žaidimas. su džipais čia viskas aišku, kas paims. Jimnis yra. Bet aš kitur prašyksiu viską. Tai palauk. Bet mes pabazinom. Fuck, nenuklyrinau, ne? Setinai. Na, davai Mindy. O, jezu, nežinau, Toyota Tacoma. Nope. Mantelis. Bet čia su kuzavu. Nes snugas tai galėtų būti ir Land Cruiserio kažkoks pamodintas, bet tai gerai, Hiluxas. Lanko Razorį be šansų toks nukis. Šiaip jokingiausia būtų, jeigu Mantė čia surado džipų. Hiluxas. Visi modinti yra ir neties nukiai sudėti. Hiluxas. Val. Mantelis Valio. gauna tašką. O, gerai. Valio. Gerai. Čia, žinai, tie snukiai sumodinti, jei atsimeni per gimtadienį, kur dariau irgi skaidrės ir buvo Jo. Impreza Casablanca. Čia šitas galvojau prigaus kažkurį, nes jau džiugas būtų sakęs Forerunneris jaučiu.
Ne, Aš aš norėjau mačiau, sakyt kad Foreigners. matėsi, kad kuzavas yra. Per mažai užblūrinau, reiškia. Aš nieko Gerai. nesuprantu čia apie šitus modelius. 5 iš 5, šitas bus sudėtingas, Nu. nes labai lieva fotki. Keturratis. Nu, davai minda. Čia keturatis, blėt. Nu gerai, pabandysiu logikos principais. Tai grotelės mašinai yra per mažos, aš manau. Ir kažkokios čioknutos. Aš spėsiu, kad čia yra keturatis. Kur, Čia kaip mano lengvai jūs, blėt, paskutinis atspėjot. Fuck yeah! Neatspėjau, seniai, viskas yra čia, Maladėc. suprant, reikia pasukti smegeninę. Maladėts. Dar jeigu būtum sakęs, kad Jobanas keturatis, tikrai būčiau 2 taškus davęs. Liam. Gerai, varom toliau. Varom. Nu, resetting. Jo. Antras raundas. Ar užvažiuos? Tai čia turim 3 videkus. Nežinau, ar jums labai rodys ir lagins, bet aš pabandysiu pajungti, pažiūrėsim, kaip atrodys. Turėtų rodyti ir lagint. Taip, Su viskas gerai. kaimo internetu, tai čia bus ahujenai viskas. Aš pastabdysiu pradžią pačią video. Blet, kaip ilgai krauna, jau tikrai Crazy bus. Hill Climb. Taip. Ar užvažiuos ar neužvažiuos? Spauskit bazirį, nežinau. Čia nereikia Man čia- bazirio, jaučiu, čia tiesiog sakykit, ar Jeigu tau užvažiuos ar ne. šortą krauna laginant, tai nežinau. Aš sustabdžiau dabar. Gerai. Jeigu nelagins, tai užvažiuos. Nu, aš Aš sakau, taip- kad užvažiuos. Gerai, man reikia surašyti kažkur. Mantelis. Kas yra Among Us Trap Remix? Nu, davai, mantelis, sakai, užvažiuosiu, ne? Jo, užvažiuos. Aš irgi. Easy. Aš irgi. Aš irgi. Džiugas. Aš manau, neužvažiuos, biškai per maži ratai, atrodo. Davai, žiūrim. Čia net mindės visko užvažiuot. Ai, tai easy. Koks clearances. Jo, čia mes per paskutinį tripą irgi taip važiavom. Nemenčinės miškuose. Jep, užvažiavo. Nice. Šiaip buvo. Tai Yeah. mantelis su mindė gauna po tašką. Lygu, 2-2. Valio. Bandom prie sekančio eit. Antras video. Blet. Va. O, Ne, jokingiausias dalykas šitam podcast'e bus Manfi internetas. blet jo. Čia biški greičiau turėtų būti. Jo, huijanai. Dar aišku, Nieko, jums laiko dėlės. turim. Galim telėje 5G padaryti kažkokią. Taigi reklamą. turim Subaru. Lojalę. Mm. Bet jūs Atrodo nematot, kaip Passatas. jūs nematot kalno, bet, nu, įvertinkit, važiuos ar nevažiuos. Čiūju, kad važiuos. Vien iš tai, kad AliExpresso bagažinė kaip pas mane. Manau, kad irgi užvažiuos. Mantelis sako, kad važiuos, Džiugas sako, kad važiuos. Subarė, Aš vėl kaip visur važiuoja. Aš vėl pasitelksiu logikos pagalbą ir čia yra parašyta pavadinime, matau video Subaru jo lojalę Moody Hill Climb First Attempt. Tai kuriam attempt užvažiavo, kažin. Čia viršai second attempt parašyta. Jo, tai vat, aš manau, kad neužvažiuos. Gerai. O galima tai pakeist Mindis sako, atsakymą. nevažiuos, žiūrim. Ne, negalima, viskas, čia kaip su bazeriu. Man dingo? Jo, dėka man čia matė. Paslėdnas duhas. Ai, nu. Žodžiu, Čia kas vyksta dabar. užstrigo, tiesiog neužvažiavo. Ne, Tau pagal mane internetas tai užstrigo. užvažiavęs jisai. Ne, dar iki viršaus Čia. nedavažiavo. Žiūrė, važiuoja, viskas gerai. Palėtintoje jung. Nereikia to palėtintojo. Sako, Nope. mantelio dėžė kepdama. Važiuoja atgal. Neužvažiavo, tai... Mindė tik tai gauna tašką. Oho, turim ypatingą berniuką mūsų Tiesiog reikia sambūryje. paskaityti kartais, džiugai. Nu, bet tu aišku nemoki, tai viskas ok. Aš 3 klasės baigiau. Gerai, trečias video.
Vėl mindė skaitys dabar. Gypsy climbing hill, kodėl čia čigonas lipa į kalną? Gerai, tu per daug klausinėjai. Nu, vyručiai. O Tai čia nesimato nieko baisaus. Pirmas Jo. Nu, dalykas. pala, parodysiu biškai daugiau. Jūs garsą girdit ar ne? Ne, Pikseliai garso. keičiasi tik tais. Blemu. Gerai. Nežinau. Nežinau, nu, tipo, Nežinau. turėtų užvažiuoti, jeigu tai, ką mes matom, tai easy. Aš galiu iš patirties pasakyti. Šitie nėra šiaip labai, kad gerai važiuotų. Nu, tipo, Čia apie Yra- mašinas būtent. neturi blokiruočių šitie Suzuki samurajai. Tai jie labai greitai pasikelia ratai jam ir tada praranda tai- sukibimą. Place your Šiaip bet. čia turbūt didžiausia problema, kad yra įkalnė ir duobėta. Jo. Tu tiesiog apibūdinai video. Gerai, aš sakau, kad neužvažiuos, bet būsiu labai nustebęs, jeigu užvažiuos. Džiugas? Aš manau, kad užvažiuos, pizdu. Gerai, užvažiuos. Džiugas papičino, kad labai problemų jų, kad neturi blokiruočių normalių, bet užvažiuos, seniai, tikrai. Nu, žiūrim. Pydara. Muzika gera. Gaila, kad Jo, negirdim. jo, labai gera muzika. Benny Hillo? Aš tiesiog užmutinu. Mūsų Easy. daug gazo viskas užvažiuoja. Užvažiavo. Nu, supratau, džiugai, gerai, ačiū tau. Kūrai, planas. Tai gerai, Mantelis ir Džiugas gavo po tašką 3-3-3. Apylygis rezultatas. Nu gerai. Ir turim bonus. Klausimą. Nu, davai, važiuojam. Čia buzerio reikės ar ką? Ne, čia tas pats. Čia dar vienas ar užvažiuos ar neužvažiuos. Aišku, hujovai matot. Džypas užvažiuos, seniai. Džipas sniege. O taip va, parvažiuos. Užvažiuos. Bet Šitas padlas važiuoja. Su geru ciongu pareina. Tai Ir panašu, kad su žieminiam padangom, jeigu įžiūrėjau teisingai. kaip tu tose pikselėse gali matyti kažką. Aš matau. Gerai, neužvažiuos. Neužvažiuos, sakai, ne? Džiugas, Aš manau, kad užvažiuos. Tikrai turiu užvažiuoti. Mindi. Aš manau, kad užvažiuos. Na, davai, žiūrėjau. Kodėl tu gazą nespaudi? No. Čia dar bandė O, čia kelis kartus, padarė klaidą. kad prasuko ratus. Ne, kad sustojo. Ir šiaip jaučiu būtų, jeigu nevėžiom važiavęs, o kažkur kėlės ratą kitur, tai gal būtų lengviau užvažiavęs, ne? Neatrodo, kad labai yra kur kelt ratą čia. Tai gerai, Mantelis gavo tašką. Kol kas įsiveržė į priekį. Yeah. Taigi toliau turim finalinį raundą. Klausimai. Tai čia jau buzerio reikės, ne? Jo, čia reikia buzerio. Aha. Kuri įranga laikoma viena svarbiausių saugiam važiavimui be kelyje? A. Stogo bagažiniai papildomi žibintai, virvi ir libiotkiai ar dideli ratai. Šiaip tai be didelių ratų. Gerai, tu Mantelis pirmas. Neprivažiuosi ten, kur reikės virvės ir libiotkės. Arba tau tiesiog greičiau prireiks virvės ir libiotkės. Gerai, Mantelė, Čia greičiau. Spėk. Per sudėtinga. Davai, gerai, C. Lemba, o jeigu neteisingas, tai tada ką man daryti, tipo, sekančiam duot spėt? Nu, Ne, karoči. tai visi pasakom spėjimus ir kas Ai. taškų gauna tada. Nu, tai žodžiu, tai karoči, aš tą parodžiau. Tai Mantelis gavo taškų. Bet čia labai blogai suformulavai tu tą klausimą. Jo, Nes tu parašiai saugiam važiavimui, tai virvė ir libiotkė, prie ko čia saugumas, čia yra įsitraukti save. Saugiam važiavimui, aš sakyčiau, papildomi žibintai yra svarbiausias dalykas. Kad styrnos nenujobint ar į medį nepataikyti. Ble, tai Oho. čia su šito Tai taip ir paskui galvojau, tai kad, regitrai. su šito taip ir Oho. galvojau, kad čia pradės interpretuoti visi. Oho. Oho, Žodžiu. Mindaugai. Mindaugai pizdai jau rašo.
Yeah. Jau daviau Mantelį klausimą. Žodžiu, davai tada toliau. Nepastrigo. Ai, strigo. Kuri padangų savybė svarbiausia bekelėje? Mišinio kietumas, protektoriaus gilis ir raštas, triukšmo lygis ar padangos Kaip diametras? mantelis greičiau už mane pabuzina, aš nesuprantu. Tu nemiegok. Šiaip tai yra svarbus A, B ir D. Tavo kamera išsikrovė. Ai, blem. Ne, atgyjau kažkaip. Ne, O Ar čia persijungi kitą kamerą? What the fuck? Jo, jam persijungi kitą kamerą. dviem kampais. Pasižiūrėk, aš savo minutę parašiau. Gerai, nu, tarkim, sakyčiau, svarbiausia bus padangos diametras. Nors jeigu jinai visiškai neturi protektoriaus, tai nebus naudinga. Tai čia toks, jeigu lyginam naujas ir geras, nu tai dydis. Davai. Tai sakykim. kad tu čia Džiugai. du atsakymus pasakė. Džiugai, kaip tau? Aš manau, kad protektorius gilis ir raštas, nėra skirtumo kokio aukščio B. yra to padangų. Džiugas Jeigu B jinai sako. neprasisuks, Mindė, kuris tau? Aš manau irgi, kad protektoriaus gilis ir raštas. Tai gerai. B. Davai duosiu 3, 2 ir 1 tašką, kas pirmas paspaudė, jeigu teisingai. Ką man tas daro? Žvaigždės poza. Aš sakiau mantelį, kad įsikraus kamerą. Aš sakiau. B teisingas. Tai Mantelis negauna nieko. Aš manau, Džiugas kad čia gauna- nupirkta. Čia Džiugas, viskas nupirkta. Džiugas gauna 2 taškus, Mindė gauna 1 tašką. Aš ne, 2 taškus gaunu. Jo, tas, kas jeigu pirmas bus, tai gaus 3 taškus. Oho. Jeigu pirmas ir teisingai. Gerai, klyrinu bazerius. 3 klausimas. Koks Mantelis cheatina, Mantelis fucking cheatina. Koks pagrindinis Oi, pavojus pizda važiuojant per kiaušis. vandenį? Nori laimėti. Mantelis iš karto Bet mantelis jau. subazino. Jo. Mantelis subazino, tada Aš- klausimą aš- nebūni įjungę. Aš perskaičiau. Oi, koks Perskaičiau klausimą. Koks pagrindinis pavojus važiuojant Jo. per vandenį? Padangų slydimas, variklio perkaitimas, vandens Čia, patekimas į sako. oro Matai, įsiurbimą kad tau ar rodo akumuliatoriaus Mantelį. įsikrovimas. Matai, ką tau rodau. Gėda pelėda. C. Mindė. C. Kodėl ne akumo išsikrovimą įmi? Nes ne ten problema buvo. Džiugas? C. You goddamn right. Tai Manteliui duosim 3. Kas dabar čia sekantis Mindė buvo 2, Džiugas 1. Tai va, man atrodo viskas. Ačiū. Super. Ačiū tau. Ačiū Toks tau, kvizas, Manteli, tai labai buvo smagu. Mantelis laimėjo, Džiugas 2 vietą, Mindė 3. Ką laimėjau? Nieko. Va, taip laimėjo. Va, už šitą pydarę pasigailėsiu. Gal pereinam prie skelbimų, sakau? Nu jo, davai. Pereinam, varom, važiuojam. Jessica. Kas nori pradėti? Aš jau biškai savo ekraną rodžiau, nemažai, davai kas nors. Tai kitas. Mantelis laimėjo žaidimą, tai gali Nu davai, gerai. Tai palauk, išsiaiškinsit, tai kaip man tai padaryti. O, Net irgi skaidrės padarė. Jo, nes pas mane iš Facebook Marketplace buvo, tai... Kad nesimatytų ten žinučių ar kažko tai kitų dalykų. Tai... Gerai, galim pradėti. Džiugui mašiną. Tai galima per daug kur šitą dalyką vest, bet Džiugas, kaip žinom, nėra turėjęs turbūt normalios mašinos. Tai Jisai parodė Audi. per tą prizmę aš noriu parodyti O, geras. pavyzdį, bet čia nepamirškit parašyta pavyzdys. Aha. Audi TT. Jeigu Džiugas galėtų ir turėtų rankas, jis galėtų pasidaryti Audi TT, kurie atrodytų kažkas kaip baja ir ganėtinai tvarkinga. Bet būkim realistai, taip nebus. Ir jeigu Džiugas nusipirktų mašiną, nu ir vienintelis variantas Audi TT kvadrinė, kurią aš jam siūlau, buvo iškritęs Marketplace. Aš aišku, čia biškai per aplinkui, bet jinai kvadratinė, quattro. Tai Man vienam nerodo. puikiai tinka. Ko nerodo? Baltas ekranas. Baltas. O, va. Ką čia rodo? Čia rodo Audi. O čia, Va, dabar Dabar rodo. rodo. gerai. Kvadrinė audinė, čia daug aprašyta, daug visokių
modų padaryta, kaip sakoma, bet vėl, jeigu džiugas turėtų rankas, galėtų pasidaryti, nes 3.2 už 105 kW Quattro Audi TT, tai yra visai nebloga kaina. Neskaitant porą perliukų. Tai Keista, kad ne Lambo Doors. jo, čia, bet palauk, prieisim prie viso to dalyko. Su kita pašalpa būtų nupirkęs. Nespėjo gauti. Čia jos priekinis buferis, ar čia kokios A6, aš nežinau. Man tai čia kaip A6 atrodo visiškai. Čia jo, kažkoks modinis, tuninginis. Kaip ir, šiaip galinis buferis, viskas ten tvarkoj, ten modas skoningas, ten tas difuzorius, bet spoileris ir priekis ir lipdukai blogai. Aš nežinau šiaip ten, ar tos žvaigždės yra lipdukai, nes tuoj prieisim prie kitos fotkės, Balta. kur, jeigu matot, mašina yra Atsukot gal ir paeik buvus dar kartą. Va? Mašina yra buvus arba pilka, tai yra arba sidabrinė, arba balta, bet aprašyme parašyta, kad ji dažyta neseniai. Tai reiškia, dažymas buvo tik tai išorinis, be ajomų, be nieko, niekas nenuardyta buvo. Tai taip ant viršaus viskas nudažyta. Žinot, Tai įdomu, ar to žvaigždutės yra lipdukai, ar tipo tiesiog buvo užklijuota irgi kažkas tai ir palikta originali spalva. žinot, durų rankinėlį vidinė atrodo kaip mažas Dysono tas plaukų džiovintuvas. Čia neseniai dažyta? Jo, neseniai. Tikrai neplevelė. Ne, pagal aprašymą jinai neseniai dažyta yra. Tiesiog nesušviesta. Džiugas dažė pasirodo. Kitas Norėjau tą didelis patį pliusas sakyt. Gal dar JBL kartą. kolonėlė. JBL kolonėlė bagažiniai. Prideda prie Tai kainos. turbūt magnetola neveikia. Geras. Čia žiauriai gerai. Tema. Čia yra labai geras. didelis pliusas. Jaučiu Kitas beveik kaip gerai dalykas, galvoju. apie gerus pliusus kalbant, sportinės sėdynės. Tai Braidas. čia yra, jeigu atkreipsi dėmesį, čia yra originali Audi TT sėdynė, ant kurios tiesiog užmestas ir Užvalkala. prisiūtas braido nuo kažkokios sėdynės užvalkalas. Ok, man patinka. Bet čia ant odinės sėdinės prisijunta. Ant odinės sėdynės, nes jeigu atkreip dėmesį į tą plasmasę kairiai pusiai pačios sėdynės, kaip Jo, ant šitos matosi. pusės atrodo ir kaip čia atrodo. Čia yra identiška odinė sėdynė, ant kurios užmestas braido nuo kažkur nukirptas. Svarbiausiai Monsterio skarbė yra. Ten iš įdėta galo į matosi folderį. atgal fotkę vieną paikirtą, vėlonkį žiūrėk iš galo. Tas atlošas visai nebraidinis. Laidas kabo kažkoks. Gera, ar pirkčiau? Ne. Nu, čia palauk, čia ne tau spręs, čia džiugui Jo. spręs, o džiugas yra, kaip žinom, Apsimyžęs dabar. a, Nuėjau pamyšti. Džiugui reikia myžyklos namie. Koks ten laidas kabo? Tai mašina. kur. Dar atgal fotkę. Daug klaidų. Nu, ten Daug klaidų. kabo laidas. Tiesiog. Stopas galinis, gal tas bagažininis. Supranti senį. Karočią, tai kad džiuga jau nėra. Šalta laukia, ne? -7 dabar, man atrodo, ar 8. Šiaip galėtų pasnigti, kaip čia prieš, kada 2 savaitės, Jo. ar kitą savaitę. Ne, gali dabar nesnigt, viskas gerai, nereiks nieko. Nu tai džiugai pakomentuok. Ne, gal Šiaip- jis tegul pakomentuoja po antro varianto, nes aš jam 2 paruošęs esu. Gerai. Tai aš noriu tik priminti, kad, atsuksiu pavyzdį, ką tu galėtum pasidaryti. Man šitas vaizdas įstrigęs galvoju yra taip. Taip. Ir, sakykime, įdėjus nemažą sumą, ką tu mėgsti daryti, galima būtų pasidaryti kažką įdomaus. Ir nepamiršk, JBL kolonkę tu parduosi, Jo. spoilerį tu parduosi. Gerai, JBL nes jau kolonkę šiaip mes skylės reikalingos bus tam, kad didės zapaskas laikylį. Taip, Kaip ir- čia tik pliusai. Ir negaila bus į mišką ją skandinti. Antras variantas, biškai kitas approachas, nes nenorėjau vieną skelbimą tik tai turėti. Tai yra normalesnė šiek tiek mašina. Lauk, aš galvoju, ar aš turiu, Nissan Xterra. Aš net nežinau, kas čia per modelis, panašus į Pathfinderį. Jo, Pathfinderis čia.
Jo, tai ieškojau kažkur Arabijos rinkoje kažko įdomesnio. Aišku, Super Safari visi žinot, nenorėjau jo rinkti. Tai tiesiog tokį vat dalyką, jeigu neklystu, čia 8000 eurų yra ir viskas ready to go. Stogo bagažinėje, rock slideriai, metaliniai buferiai ir kuzavas. Ne, palauk, nėra pa šitą kuzavą. Ne. Nu, bet anyway, toks irgi įdomesnis variantas džiugui. Ką tas lipdukas ARP reiškia? Tipo, kad galvos smėgės susidėjęs? Žinau, pas juos daug yra brandų nežinomų ten vietinių. Ne, tai RP čia jo, galvos smėgės sudėtas bus. Ar šiaip kažkokie varžtai, nebūtinai galvos smėgės, RP daug ką gamina. Bet ar čia būtent jų logo, nes ten yra Jo, labai daug būtent jų. visokių... Ai, Koks čia Jo, variklis jo, šitam? čia RP. čia yra 2,5, pats geriausias. Mhm. Tai dabar džiugai, ką renkiesi. Aš rinkčiausi Tai- Audi. Teisingas pasirinkimas. Tarsi, man tas Audi, aš mačiau, kaip jinai gali atrodyti. Tai jinai, kaip aš daryčiau, netrodytų visiškai neprakur, bet aš matau potencialą, kad įmanoma. Mano geras draugas Jonas Bereika buvo iš tikrųjų padaręs iš Volkswagen Beetle tokį dalyką. Visai smagi mašina jo fraudai. Aišku, nėra tam palėtintojų nieko panašaus, tipo sankaba labai deginsi, bet ten jeigu šiaip tiesiog labiau važinėt asfaltu, o ne jo fraudą, tai tada kodėlgi ne? Nu, mes Megane buvom offroadui padarę. Ilgai gyveno. Porą valandų, ne porą. Jūs nebuvot padarę offroadų jos, ta prasme, jinai Buvom, stokį šnorkelį nebuvo. buvom padarę. Šnorkelį buvom padarę. Ką nebuvom. Viskas, Buvom. seniai, ko dar reikia daugiau? Vairo stiprintuvo šlangą atlaikė lygiai 3 minutės, man atrodo, nuo įvažiavimo į mišką. Nice. Visai geri variantai, man tai tikrai. Kai tu sakei apie Audi TT, aš galvau, čia bus tiesiog tipo slalomam kažkas, tipo, žinai, bet aš negėjus, aš slalomo nevažiuoju, žinai, tai... Ja, Tai- ja. Tu Ramiai. niekur nevažiuoji. Jo, aš geriau niekur nevažiuoju ir aš namuose komentuoju tiesiog. Mindė, turi Nu. kažką? Gerai, iš manęs tiek. Turiu. Šiaip turiu daug, bet dabar vat atsijojau, pažiūrėjau, ką mantelis pasiūlė, tai atsijojau 2 variantus, kurie, man atrodo, Žiūrėjau, tokie bet- normaliausi. Bet jeigu norėsit, galėsiu dar daugiau parodyti, nes čia daugiau visko esu radęs. Dabar taip, man reikia savo ekraną pasišėrinti, ne? Jep. Allow to share screen. Share entire screen. Yes, very nice. Oi, ne šitas, oi. Ne, Man ne taip tokia prasta kokybė rodo pas Man tave irgi visus tus žiauriai. dalykus. Aš vos įžiūriu, ką tenais tu rodai. Aš per web browserį pasileidęs mytą, tai gal dėl to. Tai va, mes, biškį biškai pagerėjo, vos. Bet, Gerai. bet šiaip labai blogai. Nežinau, pas mane pilnas internetas. Rodo pilną. Nu, čia tiesiog bus, man atrodo, backboko dalykas, žinai. Pilnai. Gali būti. O, jau Pilną internetą. užsikrovė dar geresnį kokybę. Gerai. Tai tuoj palaukit su renderins. Biški dar geriau. Ponas Google'as, žinai, Jonas Google'as. Gerai, tai aš tada trumpai irgi savo logiką pabandysiu pagrysti. Apart to, kad Džiugas paslėdnas yra. Tai Džiugas yra labai turtingas. Jisai neturi jokių paskolų, leasingų ar kažko. Ir aš manau, kad jisai daily driveriui, tiem autopliuso, žinai, pinigam, kurie nukrenta, gali daug skirti. Tai aš išrinkau 2 variantus. Abu yra ne Lietuvoje, nes mums būtų smagu road tripą pasidaryti ir paimti tas mašinas. Tai tada pradėsiu. Toliau nei... Nu, aš manau, kad nu jo, šiaip jaučiu ties Kaišiadorim jau kažkur. Tiksliau ties Marė jau reiktų suktis, bet... Nu, bet pabandom, žinai, yra traliukų, visgi yra traliukų. Tai pirmas variantas yra gelikas, Mhm. kad, nu, rajonskiai bachūrai sakytų, maladėt. Matot fotkės? Iš karto Taip. antraliuko. Jo, iš Realiai, paruošti, už Įsivaizduoju. juos su priekaba gal parduoda. Mes realiai su manteliu nuvarytum ir parvežtume jį. Man Tai Mindaugo va. veidas užstrigo. Jo.
Ei, Ne, matot jis mane, taip ir girdit? kalba. Pas Jis jį taip ir kompas kalba, tiesiog viskas turi gerai. rinktis arba vaizdą, arba mintį. jo. Čia, žinai, nusipirk Negali- MacBooką, negali senį, čia nusipirk MacBooką. Visi žino, kad Tas M2 MacBookas skirtas yra tik web browsinimui. Tas M2 procesorius neišneša mobilę D. Žodžiu, gelikas, dviduris, OG tikrasis gelikas su vyriais, kurie laukia yra durų. Tai va, aš jums parodau, yra suvirintas jau yra nugruntuotas net, kas yra labai gerai. Paruoštas dažymui. Pažiūrėkit, kokie apšyvkės kokios, nebegamina tokių mašinų. Čia būtų pati džiugo, nežinau, patikimiausia mašina, kokia tik tais gali būti. O ten ta medžio apdaila turi būti samarėzais susukta, ar... Aš tikiuosi, kad taip. Aš manau, kad tais metais taip ėjo. Nes labai, jeigu pažiūrėtum, tai yra labai tolygus tarpai tarp samarėzų. Jo. Nežinau, kodėl dvi kolonkės įdėtos tik į duris yra. Nu, bet Ir čia, mane triggerina, kad ne vienodai, tarsi jos nelygiai įdėtos tos kolonkės apšyvkę. aš manau, kad aukštis yra vienodas, bet nežinau, kodėl tarpas random padarytas. Jo. Tai va, einam toliau. Va, tikras senas geras Merso dešas ir vairas. Čia matom rakinasi dalykai, centras, kažkuris reduktorius rakinasi. Reiks ir Prašau, vėl čia va. Oho. Čia, šitas dalykas paskiečiausias man yra. Visiškai labai kieta. Čia Labai žiauriai kieta. kieta. Clariono grotuvai įmontuoti. Bet čia ne vienas jisai. Taip, čia yra kasetės ir yra dar kažkas. Aš net nežinau, čia beta playeris gal, nu, tipo, būdavo dar kitokių formatų pasaulyje, nei tik kasetė. Ten paprasta. kasečių laikikliai dar. Taip, ir kasečių laikikliai, ir čia per vidurį kažkas yra dar, nelabai suprantu, kas tik tais. Enhance. Oi, laukit. Vienas equalizeris. Jo, kažkoks tai balansas ar kažkas čia, net nesuprasiu. Geras, viskas Bet analogiškai. čia žiauriai kietai yra man. Prašau, čia irgi va, toks va, nu tipo, lempos va kažkokios va papildomos ant laidų kabo. Einam tolyn. Šiaip labai salonas, man tai žiauriai gražus salonas asmeniškai čia yra. Irgi pritariu. Aš galiu jau pasirinkti tą variantą. Palauk, dar ne viskas, dar turėsi kitą pamatyti. Žodžiu, čia va irgi kažkokie tai switchai kažkam, aš nežinau, kam čia, kas čia padaryta, aš nieko nesuprantu. Automatas va senas geras 4 bėgių. Čia dar kai Mersas gamindavo Mersus, čia tas, žinot, tie visi, kur Mersas ir Afrikoje Mersas dalykai, čia tikrai gera mašina. Padangos naujos. Kažkokios biškė AT man jos atrodo, ne? Nelabai čia Lengvos altereinai, žinai, lengviau Labai altereinai. lengvi altereinai, jo. Tai Vokietijoje kainuoja 2000 eurų, nes, žinai, TUF lapo reikia jiems. Motoriukas, va, nėra net labai baisiai apsišykęs. Kas čia? 3 litris čia? Čia Ar čia 2.8 2,5? dizelis, man atrodo. Net negirdėjęs tokio variklio pas Mersus. Nežinau, šiaip čia G280, tai gal čia 3 litris tik vadinasi G280. Čia 6 cilindrų atrodo, ne jisai. Man ir atrodo, Jo, jo, kad 6 cilindrų. 6 Jo. kaušų. Taip, šiaip Guzdual 3 litris. Ne, pala, galim Ne, suskaičiuoti. pagal žvaklaidžius. žvaklaidžius matosi. Jo, 6 cilindrai, jo. Ai, bet čia benzas. Inline Žvaklaidžiai yra jo. Čia Jo, benzas. ne dizelis. A, Auka dizelis. ok. Tai va, ir Dar kadangi džiugas žiauriai Ne. turtingas yra, tai jam tikrai duotų ten 9900 eurų paskolą ir jis galėtų turėti tokį stebuklą. Įmerkti dar kokias 2 reiktų ir būtų žiauriai huijana mašina ir labai tikrai, nu, jau aš manau, dabar kad legit, aфигенно. aš norėjau prikolą kažkokį surasti, aš tik normalų vėl variantą suradau. Čia Jo, yra 2.8, 110 kW benzinas. Nuvažiavęs PM8 tūkstančius, bet yra problema, kad iki 100 tūkstančių tik skidelis rodo ir po to persiverčia. Bet tai čia nieko manau, baisaus. Automatas 85 metų. Ir jo, žodžiu, 9900 eurų. Teminis. Čia yra Wuppertal, net neįsivaizduoju, kur čia randas Vokietija. Tai va vienas variantas ir tada kitas variantas, aš bandysiu parduoti, ne mašiną, aš bandysiu parduoti lifestyle. Gerai? Bet turiu trumpą komentarą apie gėliką. Nu gerai, apie Mersą, jo. Tai apie Mersą, aš manau, tokie Mersai visokie bus Vilniaus turtingų tėvų, vaikų mašinos per ateinančius metus arba 2 ir visi važinės ten Paupį, Užupį, aš nežinau, kas ten per rajonai, bet jūs žinot, tuos rajonus, kurie specialiai yra padaromi, lyg atrodytų, nu, hipsteriams skirti.
Ir manau, kad prie visų Habits kavinių stovės tiesiog šitokie tokios mašinos, nes Lemba tokia seninė, manau. old money, žinai. O, no, dingo Mersas. Nu, nesvarbu, karoči. Po to. Gerai, gali sekant rodyti. Aš dar irgi noriu tada prieš to pakomentuoti. Aš nežinau, čia vaikų bus mašinos, nes vaikai nori visokių ten gaiškių F-kių turtingų tėvų, bet man čia toks yra visiškai hipsterio, kuris dirba ten, nežinau, neminėsiu kurio korpo, bet ofise dideliam lietuviškos korporacijos. Tikriausiai tai bus vienaragis. Jo, vienaragiai kažkuriam uždirba kokius netgi visus 4000 eurų ant popieriaus ir gauna 2 štukas tik į rankas. Ir, žinai, ofiso parkingė, kuris yra už 5 km, nes, nu, žinai, ofisas yra sustainable labai dalykas. Visi, vat, perka, ir šiaip aš pastebėjęs, kad perka, va, tokius biški tvarkingas, nu, ne šrotą, ne shitboxus, bet tiesiog tvarkingas, senas, paprastas mašinas, ne kažkokias ten M-kės ar kažką, tiesiog visiškai paprastas mašinas, nežinau, džetas, senas. Labai čia, aš gal klystu, bet man taip atrodo, kad Vilnius yra šitas dalykas, nes seniau hipsteriai su vieno bėgio tais dviračiais važinėjo, bet žiemos šaltos, tai jie vis tiek mašinas kažkokias nusiperka. Tai man labai šitas, jau aš matau koreliacijas ir aš manau, kad tikrai galėtų nusipirkti. Tiek, kad jisai kainuoja, nu vis tiek 10 štukų, tai toks kaip žaislas jau brangoka. Tik yra pliusas tas, kad tas Mersas jis nesugės niekad gyvenime. Niekad. Jam nieko neatsitiks. Kodėl kaip žaislas, tarsi, tu su juo gali kasdieną važinėti? Tai jo, gali. Tarsi, čia pilnai. Netgi visas 110 kW. Man bonus taškai yra už 2 durį, nes visos 2 durės mašinos yra kietesnės nei 4 durės, tai man džiaugiai kietai gali. Man pasakyti aš tą nuomonę, kaip mačiau 4 2 durų mašinų irgi. Tai. Žodžiu, gerai, tai einam dabar bandysiu parduoti lifestyle, nes aš esu, matot, aš prie vandenyno su savo šitam trailerį dabar. Airstream traileris, seniai. Airstream'e, jo, su banglentėm, nes aš, toks užsiemu aktyvių sportų. Tai dabar aš radau svetainę. Aš iš tikrųjų tai pradėsiu nuo to, kad įvedžiau į Google Overland 4x4 ir pasirodo, kad yra daug svetainių, kur yra būtent tokių mašinų skelbimai. Yra minusas, kad jos kainuoja visus po ten 5 štukų mažiausiai, kur autopliuse kainuotų kruzakas su stogo bagažinė 10, tai ten kainuoja 30. Nu, bet čia mes į tai nesigilinam. Aš irgi stengiausi apie 10 000 eurų biudžetą, nes mes jau, kaip sakant, prasigyvenę esam, tai mes galim savo tiek leisti. Apie 10 štukų eurų biudžetą. Yra minusas, kad ten mašinos iš viso pasaulio sukeltos, gali būti įdomesnis nuotykis ją parsigabent, bet mes su Manteliu esam pasiryžę į tokį nuotykį leistis ir parsigabent. Tai pradedam tada apžiūrėti. Čia yra Defenderis. Aš nežinau, ar čia crew cabas skaitos, man atrodo, ne. Čia yra 110. Tai čia 110. Nu, jis 4 duris, ta prasme, jis crew cabas, bet tiesiog trumpesnis negu 120. Ir man labai patinka. Turi bagažiniai sėdynės, tipo dar kur eina iš ilgai, ne? Jo, ne kriukebas. Nu, pažiūrėsim fotkas, iš tikrųjų visų neperdžiau, bet man kas labai patinka, aš noriu atkreipti visų ir mūsų žiūrovų dėmesį į tokius websaitus, kurie yra labai, nišinių mašinų, ne, tarkim, kad ten fotkas būna ne tiesiog mašinos, ten būna lifestyle nuotraukos sudėtas, žinai, kurie jos visą laik tripuose kažkur yra ir ten su senin, su kajaku mes varom ten. Tai va, tai dabar galim pradėti žiūrėti. Prašau, hamakas, palapinės, kilimėlis, kuris jau atsuktas į Mekos pusę yra. Enhance. Stogo bagažnikas. Nu, čia yra žiauriai kietai, mano nuomonė. Enhance. Taip. Tai va, apsauga, va dar žiūriu, čia Defenderio yra šnorkeliai. Kazachstanas, čia kas čia yra? Ne, čia yra Pietų Afrika, man atrodo. Pietų Afrika. Tai viskas yra gerai, tik ten nužudyt mus gali. Jo, būtų įdomi kelionė atgal, tikrai. Man artimas žmogus, kuris nesnai buvo tenai, sakė, ten yra žiauriai fainai, bet yra rajonų, kur per raudoną šviesoforą nereiks sustoti. Jo. Tai va. Prašau, toksai va Defenderis, galėsim tuoj prašau, čia visas 4x4 viskas iškrauta. LT užsakytas yra. Čia viskas ready to go. Čia komplektacija, kas įeina. Taip, aš manau, kad čia tikrai viską parduotų. 5 balionėlį. Ir kas fainai, tai kad ir Defenderį yra tas laiptelis, kaip ir Discovery, pasilipt. Tik Defenderį originaliai eina.
Jo. Bet viduje nieko nepadaryta, jis... Ne, jis tuščias. Nu, nes čia yra lifestyle. Čia yra lifestyle, kad tu dviese turi miegot galėt. Tu turi laisvę, tu keliauji kur nori, žinai. Seni, tu esi nomad, seni, nomad. Tu esi modern nomad, tik tais yra minusas, kad nuo 9 iki 5 tu turi Wi-Fi pasigauti ir vis tiek korpo ataskaitas užpildyti. Ir turi būti tikrai geras Starlinkas, paimtas paketas Starlinko, nepigiausias. Bet yra kur tvirtinti anteną, ant stogo uždėsi ten pritvirtinį. Taip. Šiaip biškiniai tema, bet apie Starlinką tai yra jiems specialūs, net mačiau pirkti specialūs holderiai, kur ten karočią gali pasidėti, pagal modelį ten vos nepritaikyta, kad ten... Nu ten žodžiu, mačiau, žiauriai, kitų dalykų jo yra. Tai va, 5 nuotraukos, kas yra labai gaila, bet čia iš esmės užtenka jam tų 5 nuotraukų, nes čia arba pirki, arba nepirki. Čia realiai šitą mašiną, kaip ir tas Mersas, čia nėra ką jo žiūrėti iš esmės. Jos visos vienodos bus. Salonai atrodys jų vienodai prastai, gal Merso tas geresnis tipo salonas. Merso labai gerai salonas. Mersas salonas geras, bet šitų Defenderių Mersas nėra gerai atrodantis. Aš noriu pažiūrėti tik tais, kur čia randas tą mašiną. City of Šuane. Nuėjo Pietų Afriką. Tai parodė, kiek kilometrų, kiek laiko važiuoti nuo Kauno. Choose starting point. Gerai, Šlienavo. Nes tripas nuo kitur neprasideda. Driving. Per daug galvoja. Ir čia kas to? Va. Google darbuotojai. Blet, kas aš jėdavo? 177 valandos, 13 000 kilometrų. Realiai su Samoška galima būtų. Ta prasme, viskas būtų gerai su to kelionė, jeigu ne dešinę pusę Afrikos važiuoti reikėtų. Tu prasme, nes dešinė pusė Afrikos mes, jeigu nemirtume Pietų Afrikos Respublikoje, mes mirtume prie Somalio ir Sudane. Ne, viskas gerai. Žinai, kas blogiau, ar Somalis, ar Izraelis? Abu vienodai blogi yra, ką galiu pasakyti. Žiūrėkit, galim labai greitai pramesti tiesiog Šlienavą. Geriausias rajonas Lietuvoje, koks tik yra. Dėl gero varianto, ko nepadarysi. Va, Alžyras. O kodėl nėra laivų tiesiog iš Pietų Afrikos? Nigeris viskas gerai. Nigerija viskas gerai. Kokie čia žodžiai? Tau užsikroja matelį kamerą vėl. Kamerūnas, nežinau, Equatorial Guinea, kiek žinau, nelabai gerai, Angola, įsivaizduoju, Botswana viskas gerai ir Pietų Afrika. Realiai tik 1 ar 2 skėčių šalis, gerai, per šitą pusę geriau nevažiuoti. Per tą pusę geriau nevažiuoti per... Zambija, Ne, ten yra blogai. Bet už tas galėtume aplankyti Džiugo mėgstamiausią šalį šitam pasaulyje, šitoje mūsų žemelėje, kuri vadinasi... ne, per Izraelį nevažiuotume. Labai gaila. Mes važiuotume per Jordaniją, nes per Izraelį neįsileistų. Siriją, Turkiją. Šiaip per šitą pusę, žodžiu, nesvarbu. Tai čia visos šalis blogai. Džiugai, 2 štukos eurų ir tavo čipins tą mašiną, nes kai iš Japonijos šipina mašinas, taigi per Afriką plaukia, tai tikrai stoja Pietų Afrikoje ir ten 2 štukos eurų atčipins tikrai tau tą Discovery, tą Defenderį. Bet galim pasižiūrėti truputėlį. Okay. Construction Year, 2004 metų mašina. Prašau, labą dieną. Jinai nesikeitė daug metų. Ultimate Safari Adventure awaits. 6 mėnesių Family Safari. Epic 6 month Family Safari. New tires, brakes, snappers, battery. Massive 110 litrų benzo bakas. 200 eurų užsipilt. 1100 nuvažiuoja tipo su 110 litrų, tai tipo 10 litrų ir jie 100 kilų? Jo, aš manau. Čia realiai tokia mašina dabar, prasme. Ir jie iš aliumo visi ten padaryti, tai jis nėra, kad svertų kosmosą, bet... tipo... žinai, bent jau baltodis parduoda. Jo, bent jau tiek, čia yra pliusas. Bet šiaip yra, šitoj svetainiai žiauriai, kad tų mašinų yra 129 tūkstančius, tipo, čia fully custom Defenderis. 620 jau geras. Čia kosmosas absoliutus yra, tai prasme, čia gražiau nei mano namuose atrodo. Aš žinau, kad tu minė nori japinti, bet Mantvydas irgi nori pasisakyti ir aš dar irgi turiu. Jo, gerai, aš nutraukiu, tai tada aš turiu šitus bet aš tik tai pasakysiu tai, kad man... Gelandė vagonas labiau patiko, nes man pradėjo pastaruoju metu patikti viduriai džipai ir aš manau, kad realaus potencialo yra ir komforto daugiau su G klase važiuoti šiuo atveju negu su Defenderiu, nes aš esu prisiklausęs istorijų, kad Defenderiai
tipo, kelyje prastai važiuoja, ta prasme, sakykim taip, žinai. Vis dėlto Britų mašina, žinai. Aš irgi balsuočiau už Mersą. Ir arčiau, ir pigiau, ir tikrai išskirtiniau atrodo. Jo. Bet seni, Man tas su istorija dviem kamerom, pasibaigė? Bet tu apie lifestyle pagalvok. jo. Čia tau bando lifestyle čia parduoti. turiu- Jo, bet, Tu- žinai, bet mano ta prasme, lifestyle'as tose nėra toks, fotkėse mano lifestyle'as yra čia prie galėtum Habits būt tu. nuvažiuot. Na jo. Aš pamiršau, kad džiugui iš namų nepatinka išeiti iš tikrųjų. Nežinau, ką aš jam čia. Ar neatrodo? bet gerai. Ar neatrodo taip? Tu ne vienas Ne, pagalvoji apie šitą, lifestyle'as- nes aš irgi... Lifestyle'as ten labai gerai pateiktas, bet lemba jis tuščias, nieko ten nepadaryta, nes pasižiūrėtum, jeigu, palauk, yra Louis and the Rover, man atrodo, Jo. YouTube'ės kanalas. Tai ten Defenderis, normaliai padarytas, ten jei neklystų stogas, atsikelia, ten, ten tu gyvenkime. Aš tik noriu trumpai įsidirbti, man tai stovi nuo to, kad stogai pasikelia. Kai nupjauni mašinos konstrukcijos dalį, tai čia yra jam Seni- belekas, jam čia Vi- pamato, kad su bulgarkė pjauna stogą. Seniai, čiagi žiauri, belekai, čiagi žiauri. Stogas atsikėlė. Įsivaizduoji, mašinoj atsistot gali. Tu gali įsivaizduoti. Tu gali atsistot mašiną, čia žiauriausias dalykas. Įsivaizduoji. Nes tikrai tu su tuo laptopu stovėdamas dirbsi. Čia yra pats Aš tai- geriausias dalykas, sukurtas mašinas. Stovimą stalą galėsi pasistatyti ofisu. Aš šiaip šitų dviejų variantų, tai man labai mėly tie Defenderiai, bet aišku, kas liečia kažkokį tai iš vis logiką, tai žymiai geriau tą Mersą. Čia mum įgyvendinama yra jį pasimti. Jo. Ir jisai nenuvertės. Čia dar kitas dalykas, kad čia tipo ne šitoks shitboxas, kur jis nepraras vertės. Jo, čia Tai ne jį audita. Ten jį padažytum, tas gruntuotas vietas, ten dar buferį va kokį gražesnį priekį uždėti, ten viskas, ta prasme. O dėl Defenderio, tai jis yra mantelinė ruoštas, jo, jis yra grinai turistinis, ta prasme, kaip kad džiugas mėgsta važiuoti žvirkeliais. Ten į purvynus nieks su juo tam safari nelindo, žinai, kaip mes mėgstam. Tai Nes čia Afrikai nėra safari. tuo šiaip. pačiu pliusai, kad nesupuvęs ir kad, čųjų nebus sudroštas baisiai, vis tiek. Galimai. Tai vat, tai viskas, aš viską pasisakiau ir dabar tada lauksiu Mantvę. Gerai. Man įdomu, ką Mančius, ar jisai racionalius sprendimus priėmė, ar neracionalius sprendimus priėmė. Racionalumas, tai apie ką mes kalbam. Gerai, aš irgi turiu 2 variantus paruošęs. Turėjau 4, bet po Mantelio ir Mindės atmečiau porą. Tai tokius biški pasilikau logiškesnius variantus. Aš ieškojau Lenkijoje, nes, tipo, gan arti pavažiuoti, jeigu tikrai džiugas susidomėtų ir tikrai norit realu paimt. Tai pirmas, sakyčiau, būtų 93 Ford Exploreris. Labas, Karolina. Apukat! Jau mindė. Tai va, 93 Ford Exploreris, kaip matot, pilni kiaušai, visas vartosi, viską daro, ką reikia. Mano žmona nusirenginėja dabar prie manęs. Atsiprašau, kad peršokai. Visas, matot, kūzavas atrestauruotas kažkaip suremontuotas. Labai prastos kokybės nuotraukos man irgi, tai nenustebkit, kad pas jūs kvadratais rodo. Lenkiškos nuotraukos, kitaip sakant. Tai va, čia toks iškeltas, pažiūrėkit čia, kai atrodo. Na čia crazy. Šiaip neslėpsiu, čia kol kas yra panašiausia į džiugo temą. Tik tai trūksta. Bet džiugas nevažiuotų taip niekad. Džiugas taip niekad nevažiuojas. Čia fotkėse jisai kietai, čia žiauriai. Bet jis nebus naudojamas niekad. Bet aš perku mašinas, kad Instagram'e gerai atrodytų. Svarbu, dėžės tepalas bėgtų. Bet čia yra va, tokia fotkė, kokią džiugas galėtų daryti. Jo. Ne off-road, kažkur kelt. sukreivoja, pastato, jau ten reelsą nufilmuoja zaibys. Aš su džipu tokias fotkas darau. Tai Negos aikštelėje ant sniego užvažiuoju, ant sukastos sniego užvažiuoju ir įkeliu tokią fotkę. Aš įsiverčiau 25 štukos zlotų, yra beveik 6,000 eurų. Atsiprašau, to nematyt? Tai va. Šitas Gerai, dalykas. džiugai, kada važiuojam? Nes čia totalus winneris, žinom, tą. Aš Lenkijoje užpigiau esu radęs geresnių dalykų. Palauk, tu, biški, palauk. Paskaitom aprašymą.
For sale, 3,9 žodžiu, colių Šitą padangos. mašiną turi 8 metus, tai žinai, kad jau tikrai nebus visiškas triperis, nes žmogus, turi Lenkijoje kas metus tech eina, ne? Tai turėjau, Ne, Lenkijoje nėra turbūt techo, Ne, man atrodo. Lenkijoje, ne, Latvijoje kas metus. tai žodžiu, tikrai turėjau bent jau 4 techus eit. Comprehensive maintenance, viską ten frame, chassis tvarkė, pakeitė variklį 4 litrų, seni 4 litrų. Tai aš turiu tokią mašiną, jau realiai. Tada, kas dar čia, 3,9 inčų ratai, žodžiu, čia visokius dalykus surašė. Man tau patiks tas dalykas, ta AV4 dėžė, kur iš Jeepo čia pilnas drivetrainas iš Jeep Cherokee yra. Tai ta pati dėžė eina Toyotoj Suproj 3. Žinau, kad tau patiks tas dalykas. Tipo VPM8? Mechanas? Ne, AW4 yra automatas. Tai AW3 eina Toyotoj Okay. Suproj automatas. Whatever, tiesiog. Čia atrodo kaip mašina, kuri ir būtų jau džiugo parduodama, o ne kurią įspirktų. Kapotas neužsidaro, kažkas ten Čia kažką užsidarė, žiūrėk, daryta. Čia gal Tai tiesiog, čia nesudamas. čia gal vis dapila, gal kažką, ką tu žinai. Kas ten yra per aparatas, kur Today's Pics 4 fotkė nuo kairės? Man žiauriai įdomu, aš tiesiog negaliu atsižiūrėti. Man prašau, būk žmogus, jung. Čia? 4 fotkė, neratai, tai gerai atlankiai. Va. Kas čia yra per dalykas? Oho, Lado Marka. Lado Marka. Ryksta. What the fuck is this? Čia samadėlnas. Čia ekskavatorius samadėlnas. Jo. Žiūrėk, Citroen 1.9 dizelis. 9. Žiūrėk, galas sukiojas. Tu savo. Geros kardos šiaip uždėtas. Žiūrėk, pakilęs priekis. Blemba, man tik Bet kokio jisai- landšafto dizainą pasi- galėtum tokie pasidaryti pas save, kai Mini būtų su tokiu. tiltukai priekį, mini tiltai tokie priekį Tai galėčiau. čia iš uždėti keturačio, iš bagio kažkokio padaryta. Nors šitas tai didelis atrodo. Kaip nori. Kiek čia Nedaug. bus? 4 štukos, nepilnai net. 3,5, 3,7. Išversta prašymą. Per aukštai pakeli, galėt savo ant galvos susimest, ką pakėlė. Čia bus, Bet realiai. Akmenį kokį įsimetė į tą. čia bus apie Bam. 3-4 štukos eurų. 13,8. Jo, nes 25 yra 6. Tai... Jo, 3,2. O eik, tu apšė dar pigiau galvo. Imam, Išversta Gerai. prašymą. Kas čia gero. Nes domina. Ladovarka, kad 1,9. Charger Alone, Citroen, Diesel Engine. Ai, blėt, ne tas 1,9. Ne, čia Citroeno vienas dizelį. Bet Uazo geras. tiltai. Uazo tiltai. Uazo. What? Spoon Racing, va sudėti dalykai. JDM. Realiai pusę tono gali Geras, pakelt. Max ta prasme, Low. geras, 4 tikrai geras. metrus gali pakelt. Šiaip čia, aš sakyčiau, čia visai vyriškai, ne? Jo. Pažiūrėk į sėdinę. Taip veikia vyriškos smegenys. Tai va, tai mano žodžiu, pirmas variantas buvo Forges. Nežinau, čia ką džiugas mano, iškart galiu šokti prie antro ir tada įvertinsim. Antras gerokai brangesnis irgi, kaip ir Mindė sakė, bandysiu prastumti lifestyle. Tai yra camperis, Star Camperis, 84 metų. Oho. Kaip matom, medicinos kažkoks. 6 ratai. Taip, čia Džiugui du tai tiltai. dzin, bet mantelis purtas dabar, jam Palauk, putas jau palauk. drimba iš burnos. Čia mantelio svajonė yra visiškai. Tu pažiūrėk. Bet čia nepjautas stogas. Pažiūrėk, čia Tam ir nereikia griauti. grandinės, viskas, čia yra karinis, military Čia- dalykas. Čia kastuvą galima ant priekio dėt mantelis, aerodromą nusivalytume. Čia, žiūrėk, viduj. Eik, tu kaip į būtą įėjimas. Jo, Ir įrengta, realiai didis, kaip Geras. mano būto. Pas mus vonio kilimėlė. Geras. Žiauriai kietai. Pažiūrėk, kriauklį. Eik. Dukovki. Jis jau padarytas, aš gausiu tuščias. Gerai, Tas palauk, kiam 2. Parašyk. Kiek čia eurais? 10 štukų. 10 štukų. 10 štuk. Palauk, Pažiūrim, pažiūrim, pažiūrim Nori fotkės mainyti visas. Tajaną. Pažiūrim visas fotkės. Pažiūrim. O jų daug. Gultai. Parašyk. Gultai. Češč. 2 aukščio lova. Dobra paravotka, Čia keturi trading. Tas Buvo, čia realiai, čia jisai realiai net 2 kambarių yra. Jo, 2 kambarių, kaip būtas. Čia kaip mano, šita foto atrodo kaip mano kaime, karočiui. Bet čia palauk, bang bets abiejose pusėse, tai jis 4 vietas. Jo, Taip, 4 vietas. taip. Stogas, žiūrėk. Stogas, mantelį pasikelia. Pakeliamas. Eik tu.
Gerai, karočią dabar. Davai, tu biškį pasakyk. nusileidžiam. Elektra. 2 jungiasi. Geras. Ir kažką Gerai, dar čia žiūrėkit gali dabar. prijungti. Aš noriu pabūt proto balsas. Vienas dalykas, apart raudonų numerių. Ar jį įmanoma užregistruoti ar ne? Bet Jo, legit. jo. Įmanoma, aš manau, tikrai Taip, įmanoma. kategorija, Tikrai įmanoma. užtenka važinėti su tokiu. Čia C kategorijos C reikėtų. kategorijos, jo. Jo, C. Bet aš jau minėjau prieš tai, kol Mindės nebuvo, nes Tarmozas, tai Žiūrėk, sakau, aš dėl dailį laikyčiau C kategoriją. Bačiokai sudėti. Bet jam būtų kelių mokestis jaučiau, ne? Jo. Ja, tu jį registruotum kaip kemperį, nebūtų. Ai, kaip tiksliai. Jo. Čia dar Nes čia pas mus, kuro pas mus papildomai. kemperio įstatymai, kad principė reikia ventiliaciją padaryti. Ir dar ten kelias smulkmenas ir tu principė gali jį Kas registruoti čia kaip prieki kemperį. yra Jo. per dalykai? Čia yra libiotke tiesiog su trosu. Bet čia ir Čia libiotkė grandinės su yra. grandinė yra. Nu jo, nes jokia virvė Pažiūrėk, jo tokio svorio priekį, čia gali nepatemptų. taranuot. O čia šonai, čia tipo nėra metalo, čia kodėl uždengti jie yra. Čia taip ir tipo... Čia? Man smegenys nekomprehendina. Jo, čia nėra Ai, tipo aš turiu paaiškinimą. Čia palapininis dalykas. Aš turiu Čia paaiškinimą. atsilenkia jaučiu. Kadangi čia yra karinė transporto priemonė, tai čia yra kabrioletas iš esmės. Jo. O ta galinė dalis, kas kuzavas, tas, visas tas, ta prasme, kempinimo Nusima. kambariukas, kaip sakant, jo, Jo, jis jo. atskira dalis yra. Ir nuo Jo, kažkokio kito įnaimt dalyko. gali ir tu gali prikabinti čia, ką nori, Mano nes aš kai spėjimas žiūrėjau yra, šitus kad star, nuo tipo, rusiško kažko. star dalykus, tai jie būna su visokiais ten, tipo, čia cisterna kokia uždėta, arba tas, nu, kur paimt kažkoks ten, karočią, dalykas. Bet o Star yra grinai Lenkų gamintas dalykas? Ne, Star, man atrodo, vokiečių, ne vokiečių Star. O ne? Gali paspausti More, dar kažką rašo, man aš tiek daug klausimų turiu. Va, čia yra dar visokių užreginimų Oi, dalykai. sportinis pasas. Čia visokie išmatavimai, viskas parašyta. Jis 8.4 jį kaip istorinį iš karto tokį persivaręs registruoja, Jo, nesugalvoja. Eiktų. Nes jis originalus yra, jis dokus visus turi. Imam. Parašyk, ką Šitas man Pažiūrėk. patinka. Čia ahujanas dalykas Čia yra. yra. labai tema. Čia Labai antenos visokios. nu, čia- Antena! Antena, senė. Starlinkas. Ne, čia kaip- kaip- Tai Kas tu ten- nematai, kas čia jis vyksta? toks aukštas, kad nematysi. Neįmanoma. Aišku, mantelis neatsistotų jame vis tiek. Atsistotų manteliui. Vis Jame. dėlto mantelis. Bet, sakau, Kiek jis kuro ryja teoriškai? da, Vis tiek Mažiau nei benzinas. kanalis. Jeigu mano spėjimas, jeigu skaičiuotum kaip Pažiūrėk, koks kiek dar Kamazas technikos ryja, turi tai čia. sakyčiau Taip. litras į minutę kuro eina. Blemba, čia žiauriai kietai, bet paskaitom labai descriptioną, ant įmonės daug kuro rytų. paskaitom descriptioną. Čia nėra daug. Ui, 4-7 benzas. 4-7 benzas, 5 miegami, clean water tank 100 litrų, šaldytuvas, gas stove, heating, installation of 120 voltų, 12 V converted new batteries, PC, va, nešiojama, kompa pasyvų. Own straightener, čia įsitiesini kažką, nežinau. Own strength, gerai, Yeah, plaukų, lot of plaukutės cabinets. imtuvas, tebūnie. The car is pampered. Pampersai? Yeah, prepared for long trips, all wheels, I recommend. drive, insured, registered. Ai, rekomenduoju. Žodžiu. O, jisai savininkas, o. Ja. Tai žodžiu, visai. Bet sakau, aš kai žiūrėjau... Marius Starus, parduoda, tai Mariucha. Va, matai, va, pavyzdžiui, čia irgi, man atrodo, Staras. Tai va, be nieko. Bezė. Wow, geras. Čia... Bet čia ne kabrioletas. Jisai. Nu jo, Bet tai be nieko. bezė. Ten Miata kainavo panašiai. Tai kiek tu mašinos daugiau gauni už tą pačią sumą? Dar šitą buvau išsirinkęs, 3-7 galvoju, rodyti. tūkstančiai. Blemba, koks kietas, va čia tai geras. Bet šitas tik vienos ašies gali. Jo, bet jis RVD bus, ta prasme, bet Ne, koks tas geriau, geras. tas geriau. Imam tą, aš noriu. Tas tema. Tai Užskaitau. va, jų dar daug daugiau yra. Bet aš nežinau, kad toks... O žiūrėk, Bajavyką parduoda. Seičento. Bet ir Fiatas, pažiūrėk, su kokiais halogenais geras. Tai taip sakau, Bajavykas, jo. Bet svarbiausias klausimas, ar ten Hela Bet žiauriai halogenai? brangus, 105 tūkstančių poundsų. Tu pažiūrėk. Ai, čia bus koks turbo, šmurbo, jo, čia su... Čia su kas liepsnom. vapas, ne? Matai, žiūrėk, atsuk fotkas gal kur fejerverkai buvo. Čia, kas įsivaizduoja naktinis slalomas, kai sako, kad Kauno naktinis slalomas yra, žinai? Čia taip įsivaizduoja jie. Tai va, mano Ja, tokie panašiai ir variantai buvo. yra vyručiai.
Aš Nežinau. renkuosi Aš- Star. Aš nežinau, kad Star toks kaip gamintojas egzistuoja, bet man labai Kas yra patiko. Star gamintojas? Nes aš nežinau, blemba. Star. Kas... Strava. Vilniaus Starter Pack Strava. Kaip vesti iš vis? Star Car. Star Military Vehicles. Modeliai Star ves tiesiog Motor Star Company. ir Juk Ką Stal 660 vesk. M2 Star, ten buvo. aš tau sakau Military. Nu, Čia gerai. žvaigždynų žiūri. Military Star Vehicle. Star 266. Čia... Polish. Va. Žiūrėk, Polish truck. Polish, ją Sakau, pridolė, Lenkija. kurva. O, Blemba, čia Bože. dar kiečiau yra. Čia yra realiai... Dobže. Čia yra be 2 minučių lietuvio pagaminta mašina. Jo. Iki 2000-ųjų, žiūrėk, leido juos. 7,35 tonos, tai čia Davai, džiugai. užtenka. Ble, čia būtum... Aš kol kas Kiečiausias labai ta prasme... Koks džiugas, čia džiugas patrioklins mantelį, imk tu. Mantelis važo. Va, aš svarstau, palauk, netrukdyk. Palauk. Bet kur laikyt? Tai tavo sakau, kur Kieme. kieme laikai. Kur? Nu, tai Kieme? jis nėra didelis. Ble, mantelį labai didelių patalpų reikia, žinok, dar 100 kvadratų vien šitam. Šiaip tai jis jo, jaučiu Kajenas, va ties čia baigėsi ties galinim, tai jis biški ilgesnis už Kajeną. Tai nėra labai didelė mašina. Kieme, Ne. viskas bus gerai. Kas patrauks tau? Šiaip Kas jį nukels, ble? čia parašyti matmenys, man atrodo. 6,5 metrų. Jo, jisai. Nu jo. jo. Tai sakau, nėra kosmiškai labai ilgas. Kiek Kajenas, būtų. 4,5. Šiaip, man atrodo, toks pat jo dydis bus kaip džiugo Taho, kur turėjo. Tikėtina. Colorado gal labiau. 5 mėgamos vietos, įsivaizduojat? 5 mėgamos vietos. Čia yra 2 daugiau negu dabar yra pas mane 4 kambariuose. Bet tai tu išnuomot galėtum jį. Tu atsiprašau, Volto darbuotojam galėtum prie namų Tai išnuomot. kaip norėjai butą. pasakyti, indusam. Seniai, Vilniaus centre tokį pastatyti po 200 eurų tą gultą gali nuomot. Čia pasyvios Seni, pajamos. čia yra... Čia per Aš 10 tai mėnesių savo Aš tai atsipirks. tokį nutempčiau, kur nors į Labanoro mišką tiesiog šalia keliai ir sakyčiau, čia yra glamping. Visiškai glamping experiences. Čia žiaurinis yra dalykas. Aš sakau, esmė ta, kad jį parsivarius į Lietuvą iškart kaip istorinį gali reginti ir viskas, nes dokai, manau, kad atitinka. Geras. Jis atrodo originalus yra. Nei ten, kas žino, kaip jisai buvo įrengtas, nei ką ten, tipo, viduj. Jo. Bet Yra. manau, logiškiau kaip kemperį yra jį regint, nes... Kodėl? Šiaip ar istoriniam yra kelių mokesčių, jeigu jis yra... Nėra, man atrodo, ir nėra Istoriniam registracijos mokesčio, ir techas 5 Jo. metam. Jo. Jo, nes registracijos mokestis. Tokiu Būtų- atveju. Regitra nulūštų bandydama paskaičiuoti. Aš manau, Registracijos šiaip iš tikrųjų įdomu statistiką pažiūrėti, kiek Star Lietuvoje yra priregistruotų. Apart ten molėtų technikos parko. Manau, Tai kad tik nėra. tokie ir bus geriausiu atveju, tokie tik ir turės retromobilę kokie ir parkas technikos. Čia reikia eiti į sunkvežimį. Čia sunkvežimis? Jo, Taip. vežmeik. Čia nebus. Čia Star yra. Tiesiog kažin. markerą, viską Star. Gal. Įdomu šiaip. Nėra net Star. Sisu, net nėra. Unimogus jung unimogus. Davai. O, pažiūrėkime, nemogus. Enhance. Aš jau pažiūrėjęs viską. Nieko gero. Papigiai! 16, tu koks baudinis. Jung, gera kaina. Bet čia jisai su cisterna kažkokia, ne? Ja, Jo, čia jo, trumpasis tas jo. unimogas. Pasirodė, kad kemperis Ne, jau ne. padarė. Čia šitas unimogas yra shorty. Gaidys. Bet čia tema Achujen. būtų. Čia tema būtų. labai. Ahujenai, čia yra. Noriu. Ne, šiaip, nu gerai, būkim realistai, jeigu kas parduoda sprinterį 4 varomais, idealiausia 3 litris, už pigiai, Va, man H2, L2, šitas yra žiaurus variantas. Bleba, bet kaip čia mažai reiktų investuoti į jį. Jūs matėte, kaip jisai važiuoja? Ei, Man džiugas siunti kažkada palau. čia Aišku, king size, bet gali. Aš tau siunčiau kažką, kaip jisai važiuoja? kažkada siuntė kažkur Lenkas, kur važinėja. Tai man atrodo, su tokiu Star ir važinėja tenai. Ar ne? Ar ten Mazda kažkokia? Ten Estas buvo. Ne jo, bet ten panašiai. Estas, kur kuria tuos, tipo... Jo, kur ten žiemą užkuria ten tą dalyką.
Pažiūrėk, karočią, kai lipo. Jis Nu, 6 davai, visais pasižiūrim. varomas. Jo. Turėtų būti, tikėčiausi už toją kainą. Lemba, kaip būtų gerai, jeigu nelagintų. Tai. Kas čia per video gaidys? Čia ir man lagina. Čia su... Tai gal tiesiog tavo internetas. Nes, kokiu čia zoomų filmuoja. Eikts čia. Nu, jisai važiuoja, ta prasme, kas jau kas, bet šitos senos transporto priemonės jos važiuoja. Ne, bet tai kad visi ir be Jokios elektronikos, jokių emisijos sistemų, nieko. Ne, ta tai prasme. bet jis be kūzavo, tai čia, žinai. Čia be nieko, jo. Va, tą įjunk antrą paieškoj, nu, pasiūloj. Legenda. Motokiller. Motokiller. Jis nedidelis. Nu, be kūzavo, Sakiau, kad jo. nedidelis. O tai kur vaiva čia važinė? Va. Panašus. Čia mytas kažkoks jų. Jo. Geras. Į mytus galėtume, į Lenkiją, į mytą. Aš įsivaizduoju, Va, Lenkijoje žiūrėk, čia visai... Žiūrėk, be Va! priekio. Tai čia gal tas pats. Šitaip važiuotum primesk. Ei, čia taip ahujenai yra. Čia toks tas pat pats gali atrodo. būt. Toks Tas pat, pats jo. gali būti, jo. Numeriai, pažiūrėk, pala, TST6F, Čia ne tas įjung po pats. to Ne, foto. Pažiūrėk, skiriasi. numerį. Skiriasi, tik tai, kad... Tai, žinai, padažė kitaip. A, jo, kitokie numeriai. Kitaip biški net ir pats Jo, šitas jo. kitaip atrodo. Bet labai panašus. Geras. Ble, geras. Imam, keičiam. Parduodu viską. Tai kad čia net nereikia labai daug ką parduoti, čia, Nu, čia čia jo. nėra kosminiai pinigai, 10 štukų. Tai tu manai nepasidarėtum tenai? Aš jaučiu tikrai pasidarė, nes Galim čia reikia parašyt. special kind of Kaip manai- debilas, kad pirktų. Kaip manai, tokią mašiną. kuris reiškia kažką? Davai. Ilgiausia varyti. Mantvė pasiūlyk jam palanė 13 000. Ne, 3,5. 3,5, aš manau. Tuoj paklausiu, nors palan. Low palank. 5. Toki išmaręs, toki moki lenkiškai. O, pažiūrėk. Pasiimė, na. Perkam. Ne, Aš galiu... parašyk E9 320D. Čia aš? Masto, jisai mąstė, man atrodo, jisai susidomėjo šito dalyku. Jisai tikrai susidomėjo. Parašys Pirmas sakinys jaučiau prieštarauja antram. Jo, 3,7. Tuoj palauk išversiu. Priechal. Yeah. What the fuck? Sprašč. Češč. How many previous owners were here? Bet gerai, o, trašė. Enhance. Vaška polakė. Tai čia, tipo... Polish Army. Kažkas arpe. Ai, Ui, gerai, praeitas- tinka, mums tinka. Praeitas savininkas kariuomenė, realiai vienas savininkas buvo. Man paklausimas, kiek savininkų buvo 20. Average marketplace pokalbis. Galim jam ką ir vertical ataskaitą užsakyti? Ai, negalima sakyti. Auto istorija, integracija, Aha. auto istoriją galim pažiūrėti. Galiu šį patikrinti. Sensorint dabar tą pavadinimą, kol nesumokėjo mums pinigų. Jo. Nu, paklausiau. Nu, dobrze. Davai. Čia tas 10K tai nėra per tiek daug jau, taip. Aš galiu. Mums skamba labai daug, bet Kiek yra 5 tūkstančiai? 8200. A, jau išsiverti. tai čia nėra labai kosmoso, kad mes nuderinam, tai čia labai logiškai turėtų Sienas būti. po Danavo, oglošė. Jo. Jaučiu, kad ne. Kaina Kad vietoj bus... derinam. Ai, gali būti, jo. Is given. Ai. Okay. Liuksą numesk liuksą. Ne, parašyk, kaip ten jie sako. Spirdalai? Kurva mač. Spardalai. Gerai, karočiui, viskas aišku, čia su juo. Blemba labai rimtas dalykas. Aš su tokiu Ukrainą važiuočiau.
Ką tu ten pametė? Nežinau, norėčiau tiesiog pažiūrėti. Pažiūrėt, kaip važiuoja. Vienas Pažiūrėt, dronas kaip ir iš to važiuoja. nebelieka. Nu jo, tas kabrioletas, žinai, nesukelia pasitikėjimo karo mūšio lauke. O rimtai pasiūlyk jam keist. Jisai remontelės rimtai dabar. Bet į E9 320D. Gerai, palauk. Cotton Eyes, Angel Eyes, Multimedia, CarPlay. Jaučiu, man vis iškirps Kas tiesiog tenai? šitą dalį. Greičiausiai, jo. E9 320D. Facelift. Parašyk dar Aggressive Idol. Parašyk LCI. LCI. Kokio? Plius, LCI, plius jo, cash, ne? LCI. Plus, ne. Ne, koks Ne. Brolau. Aš žinau, ką Tu kainose nesigaudai visai. Aš žinau, ką turiu. 320D LCI. Ir Xiaomi Mi Pro scooter dar. Aš paukočiau, pizdu. Blemba mantelį, į aerodromas tokio atvažiuotum, kareiviai ateitų jį nupirkti, tiesiog norėtų iš mūsų. Taip. Čia nėra minties, kad E9 keis. Ir dar pasiūlyk nemokamą rilsą. Nemokamą rilsą. Plus scooter. Electric scooter. Xiaomi, kaip? Nežinau, 365. Plus free video. Bet parašyk. Iš karto žvanys. Plus free integracija. Ir coto jest pojabanąją akciją. Ką žmogus galvoja, blemba, antradienio vakaras ramiai jisai sausėdi prieš kūčias ir vat toks dalykas. O žmogus apsidžiaugė mėnesius stovi šitas kūsdavas. Nieks nerašo. Net 10 štukų, tai žinai. O yra Ne, šiaip iš tikrųjų. Nebus jaučiu marketplace. Ne, dženkuja parašė. Nu, dobrai. Ne, šiaip iš tikrųjų, aš manau, kad gal jam rašo, bet, žinot, mėgsta Olandai visokie dabar. Taigi pilna Kaune matėm tų, fotkinam, vieni kitiems siuntinėjom tų kemperių šiemet, iš tų sunkvežimių padarytų. Aš jaučiu, kad yra rinka šitam dalykui, ypač ten tokiam, kurie šiaip kainuoja ten šiam K, tai čia už čyriką nusipirkt. Nu kiek, tarkim, jeigu sienos dar kiek nebūtų į tą vidų, jo. Ne, tai seniai, čia pasidaryt gali, bet kiek į tą vidų reiktų investuoti, kad būtų žiauriai gražus. Nu kiek, tai 10. čiužinius pakeisti reikėtų. Už 10. Už 10 tai čia jau ledas bus. Ledas bus. Ir techninė dalis, ir tas vidus bus Ahujanas ir Starlinkas. Tai ten tiem visiems Olandam, kurie perka tuos visus manus tenai kemperius, tai jiem čia nėra dideli pinigai, čia pigu. Kaip manot, Intercars yra dalių jam? Čiūjant, Intercarsas Lenkų yra. Allegro yra, tai tikrai. Nu, su kokiu jam dalių reikėtų gali iš tikrųjų. O, Jie dužo. už 25 tūkstančius. Jo. 2500 eurų. Palačiai, jisai, ką, čia gal mažai prabėgęs jisai. Too much invested in this car. Jisai, Mileage. čia nauja mašina, realiai. Čia nauja mašina, tasme, salone mašinos būna daugiau pravažiavusios negu šitą mašiną. Gerai, paklausk. Nu šiaip, cool, clean atrodo. Čia nauja mašina. Žiauriai kietai. Žiauriai. Imam. Kiek? Paklausk. Mažiausia. Pasižiūrėk, kur yra jedinė Lietinisko. Parašyta. Ne, tai... Paklausk man, pažiūrėk Google Map'ose, kur randasi jisai. Kiek toli čia nuo Lietuvos. Šiaip, aš manau, kad jeigu nusivežtum vietoje į kokios 9 štukas eurų, Prie tai Radomų. tikrai parduotų. Prie tos trasos, kur buvome. Fuck, what the fuck. Netoli. O. Už Varšuvos. biškį. Jo, biški už Varšuvos. Čia 600 km, man atrodo. Aš biškiai, tu ateisiu gerai, kitur. Ar net mažiau, palauk, mažiau. Ble, kaip čia zoomina. Ne, reikia, čia Google, Facebook'o tas šūdas. Map'us pažiūrėk. Prie Varšuvos, kročiai, prie Lodžius. Netoli. Realiai va čia. Nes Karolina, ateik dabar tu vietoj mindės. žodžiu.
Labas vakaras. O, Tema, Mindė, tema. zdarova. O, va, mintė grįžo, gerai. Žiūrėk, ką tu manai, Karolina, apie Ką šitą variantą? diskutuojat? Apie Mindės būsimą pirkinį. Aš negirdžiu. Žiūrėk. Nu, Mindė rodo, ką pirkt žada. neįveikiau. Ką manai apie šitą variantą? O. Girdžiu dabar. Ką manai apie šitą variantą? 2500 km pravažiavęs, nuėjo mašiną praktiškai. Jūs čia kam ieškot? Mindaugui. Jūs mane Žiūrėk. specialiai užmūtinot? Yra kur miego. Mes neužbūtinam. Realiai, Girdi? Dabar girdžiu, bet labai dinginėja garsas. Tai gal Mindai hotspotą įsineši? Gali būti, žiauriai prisibėsdėjęs čia yra. palik šitą. Busted. Let. Tai va, ką manai? Pažiūrėk toksai. Jūs kam čia žiūrit? Mindaugui. Ne, tada ne. Nu, jis kitaip sakė. Jo, jisai... O jūs nenorėtume tokio Tai aš lifestyle visai naujo? kitaip Čia, sakė. žiūrėk, pasakysiu, ką Mindaugas man sakė. Šita mašina nėra apie važiavimą, čia yra apie lifestyle labiau. Nu, įsivaizduok tokį nomad lifestyle. Jisai on the sakė, road visą. X5 pardavus Skamba išeitų kaip visai. Mindė. Nes čia apie 10 Skamba štukų kaip Mindė, gaunasi. va, Jo, tai va. Jisai negali parduoti X5, nes jisai yra mano. Vėl negirdžiu. Nes nekalbam. Mes nekalbam. Ai. Tai va. Toks tai va, atėjo moteris, toks, užtilam greitai, nieks nežino, ką sakyti, žinai. Neišduoda Mindė. Tai išduokit, viskas gerai. Tai negalės pirkti, ne? Ateina jau. Tai Užsilagina. negalės pirkti? Tai turi ateiti. Tegul perka, tai jis vis tiek nusipirks ir paslėps garažuose nuo manęs, kad aš pamatyčiau. Tai aš neturiu žodžio šitose dalykuose. Skamba kaip Mindaugas. Netilps į garažą čia. Taip. O ką manai, jeigu Manfidas pirktų tokį dalyką? Man liepia ateiti. Okay. Sakai, manęs nesimato, žiauriai matos. Tai dabar, kai Nu, okay, atsisėdus. gerai. Iki. Kate. Ačiū. Kate. Ate. Nu tai džiugai, davai, pakomentuok biškai kažką ir jaučiu uždarinėjom čia, nes Aš turiu vieną variantą, du variantus, parodį vieną normalų, kitą nenormalų, bet man šios labai patiko ir turbūt įspūdžio daugiausiai sukėlęs yra iš visų kol kas variantų. Turbūt labiausiai man sukėlė įspūdį variantai, tai bus Gelandė Vagonas ir šitas, ta prasme. Ir aš kaip ir sakiau, mašinai C kategorijos tikrai norėčiau išlaikyti ir kada nors, ar tai bus, žinai, ar tai bus Krazas, ar tai bus Unimogas, ar tai bus toksai, aš kažkada tikrai kažką tokio norėsiu nusipirkti. Tai va, o pabaigai, kadangi nežinau, tiksliai ką net parodyti reikėtų man, tai parodysiu savo šiek tiek variantų ir norėsiu jūsų paklausti keletą dalykų. Matot ekraną? Jo, bus ir Noriu paklausti Jo, keletą dalykų. palabiškai, man kažkas blogai su garsu. Pala. karoliai pagadino tiesiog atsisėdus. Biškai sustabdom. Man karočią būna jūsų balsai labai stori ir tada žiauriai suplanėja ir užstringa vis. Apple ausinės bilai. Kas Nežinau, per ką pirmas videkas pas tavę įjungtas? How a simple mistake. Tai kažkoks australų kanalas. Tu ateisi. Nu gerai. Tada Neišeik šitie yra bulgarai faini. Labai prikoliniai videkai. Aš šitie, kur siuntai, kur su normaliom mašinom. Jo. Nu, taip, kur nėra kosmoso kainuojančios. Ir jie taip visur O važinėja. geras, žiūrėk, kratas pakilęs priekį. Jo. Bai, šiaip.
Bairiškai. Mano irgi pakilo, kai guliu trasoje bandėm nusileisti. Nu jo. Visai bairis buvo tada. Tik vienintelis minusas, kad reikia su subtitrais žiūrėti, nes jie ten tą kirilicą kalba. Davai, džiugai pasako, ką nori. Tai va, norėčiau paklausti jūsų, ar esat girdėję apie Jugoslavijos karą? Apie Taip. Jugoslavijos karą. Tai va, Minugas yra girdėjęs. Taip. Nissan Kinkebas su šautinėmis žaizdomis. Nėra labai daug nuotraukų, bet jisai atrodo, kad buvo peršautas ir man atveniškai atrodo, kad jisai buvo naudotas net Jugoslavijos karą, nes pardavinėjo Albaniją. Ir toliau kitas mano normalus variantas yra, ką tikrai dėrinčiau, ką radau Amerikoje už $4,000. Tai yra single cab Chevroletas. Tiesiog normali mašina, realiai. Taip, visiškai normali mašina. Nu, čia vienas iš dalykų, ką galėtum pirkti, nes ir daryti nesąmonės ant jos. Nežinau, tipo, man tai čia viskas padaryta jau realiai, ką aš norėčiau. Jo, tipo, jo, man tikrai, tiesiog- you're right. ar ant tiek blogai yra, ar ant tiek blogai? Realiai, kur jis čia randasi iš esmės? Amerika. Minneapolis. Tai nėra toli iki uosto Ne, atvežti. nuvažiuot galima čia. Mindai tiesiog bang. O, Mindė atsirado. O, gerai, girdžiu dabar normaliai buvo, čia kažkas susipysė pas mane. Tai va, ir dar buvo Fiat Panda 4x4, nes visai galvojau, ieškau unikalios mašinos. O, geras. Jų buvo 4 Ei, tai čia žiauriai kietai. Net- Taip. Jos labai kietos ir jos šiaip nėra baisiai pigios tos 4x4, šitą tai nušerta man. Šita, bet jo, 3,5 kainuoja, ta prasme, ir čia puro padangos uždėtos ant jos. Bet šiaip jokinga mašina, nes jinai 1,1 kažkiek litro variklis, nes mažiukas. Jo, jo, ir zapaskį prieki Bet- prie variklio. Tu Rimtai? įjung, kaip atrodo jos, nu, tvarkinga, kaip atrodo, žiauriai kieta mašina. Nu, taip, Na, pat kažkas į tą pusę, ta prasme. Čia dar Ne, didesnėm tai aišku, vis padangom, tiek bet- pritiuninta įjungia, nu gerai, bet matos O tai- ten kitos, kaip atrodo. Šiaip šitą man priminė, aš labai ieškojau vieno specifinio skelbimo ir jo neradau, aišku. Įvesk į paiešką, buvo tokia Škoda 140 4x4. O, geras. O, geras. Oho. Aš labai ieškojau Net aš nežinau modelio tokios mašinos. skelbimuose, bet O, moters niekur gali. nebuvo. Čia kaip Dakaras, Bet realiai Porsche nėra- Dakar nėra 911. Bet čia Galia variklis. rimtai, Jo, realiai bet čia variklis bus- čia. Taip, galia variklis, bet čia bus jaučiu žiauriai reta mašina. Jo, Frank buvo parašyta. O, lala. Nice. AI jaus fotki. Ejaus fotkė. Jo, Jo, galia. Škodose senose prieš Volkswagenų jas nuperkant būdavo galia varikliai labai dažnai. geras. Bet čia tikrai, nes čia šiaip ejai fotkės. Ne, čia tikra. Ne. Pati mašina, va šita aš Vairas nežinau, skiriasi čia fotkise. tikros, Vairų tikros, padėtis. Jo. tikros Ne, čia, fotkės, kad bet... čia ejai fotkės. Tai paieškok, nes šiaip Škodos būdavo galia variklis visą laiką. Ar tu sakai 140? Nu, neranda tokios Škodos, net tu nieko. Nes panašaus kitaip nėra. vadinas, turbūt. Turbūt kitaip O vadinasi. pabandyk pagal paiešką, pagal image search. Old. Nu, žinok. Gal tada mane žinok, apgavo? Man atrodo, tu, mantelė, iš mūsų labiausiai visada prisigauni ant AI dalykų. Tai man atrodo, kad tu ir ant šito prisigavai. Yra tikimybė. Yra. Nes man tas mums būna Reelsus siunčia, kur AI padaryti ir jisai siunčia, man atrodo, nepagalvoja, kad ten, tipo, AI yra. Nes Škoda, blet, neturi, jau seniai neturėjo kažkokio 4. Jo, aš dabar ir įvedęs Škoda 4x4, tai nieko, absoliučiai nėra skautai Octavijos. Jie, tiktais. jo. Tai gal tu mantelę maišai su kažkokiu kitu brandu? Gal Su setu tada kokiu? prisigavęs būsiu, bet... Lemba, kažkas tai tokio tikrai turi būti. Šiaip, man atrodo, O jei čia neklystu, kaip tavo Twitter'e, tu pažiūrėk, čia priekinis gi- stiklas yra visiškai tikras, tas visiškai plokščias jisai. Dėl to galima iš tiesiog stiklo gabalo išpjauti stiklą priekinį. The more you know. Tai va. Nice.
Aš šitokią Fiat Panda buvau nupirkęs tas Justas, kur pas Luką dirbo. Buvo paėmęs ne? Lietuvoje jo už 300, man atrodo, bet ne 4 Bet varoma šiaip, paprastai. jo, bet šiaip 4 Na, ne, varomos tai labai apie retos. paprastą mes nekalbam, Jo. 4 varomos jos labai, tipo, nu jos visai retos ir norimos. Retos. Pažiūrėjau, koks juokingas tiltas gale. Jo. Bet tiltas gale, ne pusašiai. Nu, tipo, Triperis. normalus tiltas. Mm. Triperis. Šiaip cool visai, tik biškai per brangiai kaip už tokį gaidžiuką. Gerai, Tai su nu ką puse. žinau. Nežinau, mane labiausiai vis tiek tas staras sužavėjo. Man irgi sužavėjo staras, jo. Staras, Aš nežinau iki šiandien, kad egzistuoja toks dalykas kaip star. Ačiū, jau Apart Mersų diagnostikai. smagu, kad patiko. Tikrai nebloga. Pasistengiau paieškoti. Šiaip turėjau dar kelis, bet net nerodžiau jums, bet ten buvo Suzuki's Jimny ir Fordas Bronco dar. Bet nieko ten tokio labai įdomaus. Aš dabar įsivedžiau tą svetainę čia Ne vėl Expedition užstrigęs su Meister. Ei. Atsigavau? Ne, vėl Žodžiu, buvai atsigavęs ir užstrigai. Įsivedžiau čia, aš vat, yra Overland, pala, kaip vadinasi čia dabar, Expedition Trucks, va, taip vadinasi. Kažkas mindė su tavo vaizdais, ne kažką. O, dabar Alio, atgyja. Expedition Tracks. Expedition Trucks yra toksai kaip dalykas, tai juos va įsivedžiau, tai jų kainos, hebra, tai čia yra, čia namas išeina Kaune už jų kainas. O tas Jo. staras už 10 štukų, tai čia pigiau nei pigu. Ir Nes čia, Bet va, čia mindė, bet čia yra lifestyle'as. bet čia, nu, čia žiauriai, čia Ne, tai tie pigu. ekspediciniai, tai jie kosmosą kainuoja. Yra Facebook'e grupė net visai atskira. Ten dabar Taip, visi- taip, čia kaip butas kainuoja, ta Taip, prasme, taip. nu, šiaip žiaurinis tikrai dalykas, o tai mantelis, jeigu 2,5 tūkstančio, jeigu rida, jinai tikra, ta prasme, tai čia... nes čia, va, aš matau po 200 šiam tūkstančių, po 205 tūkstančių, čia, nu, čia kosmosas kažkoks. Čia su tuo Lenku dar biškai pabazarintum, tikrai pigiau parduotum ne už 10 tūkstančių. Aš manau, pas jį žinai, nuvažiuotum, jo, žinok. nuvažiuot reikėtų. Jo. Tai va, Aš mantelė. vieną greitą galiu iš šito Facebook'o grupės. O, Toyota Troop Carrier Land Cruiseris 80 serijos, ne? Jo, bet koks high roofas didelis. Jo. Nu, mes žinom, kad tau patinka didelis stogai. Šiaip tai labai keistai atrodo. Ne. Šiaip žiauriai Ne, keista ir čia visas labai pasaulio šakas nubrauktum. XXX. O, geras. Kokia Šitą palapinė. palapkės. Nu, ne palapinė, o... Dušas. Bliamo, net privatus Jo. dušas. Ir labai geras. AliExpresso Centrailai vis tiek. Centrex. Nu, čia labai lifestyle dalykas yra. Nu čia Kietai. visiškai, tu turi būti nomad. Jo, čia kietai. Čia jau net... off-grid turi. Ai, bet žiūrėk, laptopą, čia Yra. Ne, Microsoft tai Surface seniai. tabas. Tai slekas visą laiką pajungtas turi būti, net ir Visiškai seniai, ekspedicijoje. visiškai. O, man viskas išveža. Bet žiūrėk, telpa į konteinerį, vos. Vos, jo. Turbūt Aš išleidži iš manau, padangų orą. čia, žinok, apskaičiuota turėjo būti šitas dalykas. Kiek Čia pinigų? prirašyta dar normaliai. Palauk, reikia surasti, kur čia kaina šitam visam. Nu, bet čia bus, aš spėju, kad nepigu. Kem štukų kokią sakyčiau. Jo, aš... Trimt, jo, buvo kaina. Buvo kaina. Čia anglų kalba dar. Va, stop. 37. 3,7. Arti. Jo. Nu, Staras geriau. Žiūrėk, 3-4 beveik starai išeina. realiai. Mes visi galėtume su starais važinėti. Tiesiog. Vienas galėtų būti su kemperiu, nes pas vieną visiems užtektų mėgoti, kitas galėtų būti ant kokiu nors tipo plokščia kūzavu. Jo, kad... Trečias galėtų būti su kranu, o ketvirtas galėtų būti su kokia vandens cisterna arba kokia nors kūra vežiotis, tipo. Realiai be sustojimo, realiai galėtume keliauti tiesiog į Kazakstaną kokį arba į Kirgiziją, kaip sakiau visiems. O pirmą kedainus pravažiuoti reikia. Nu jo, gal reikės. Į Kirgiziją. Nu gerai, ką aš žinau, visai cool. Čia visai įdomiai apturėjom vakarą, manau. Tai džiugui nepavyko išrinkti mašinos visgi ne, kur važiuotum pirkti. Realiausiai G klasė būtų. Realiausias dalykas turbūt ką. Jo, realiausias G klasė. Ir pigu ganėtinai. Ir pigu, ir gerai atrodo. Svarbiausias gera dalykas. mašina. Čia svarbiausias man. Ne, Ir benzas. svarbu gerai atrodo. Aš norėčiau dizelę labiau seną Mersą, bet benzas irgi, manau, gerai būtų. Nu, čia geras, manau, Mersas tas jau.
Mane labiausiai vis tiek tas Taras sužavėjo. Už tokią kainą, tai... Reiktų pravažiuoti su Staru, įdomu, ar kaip jisai ant kelio važiuoja. Nu, prastai, manau. Reiktų dar parašinėti jam dėl kainos. Tu parašinėk man, tai aš toks atrodo žmogus, kuris galėtų taip daryti. Jo, kaip tik Kiekvieną Kodėl dingo man tai tavo kamera? Good morning, what's the price? Man tai kodėl dingo tavo kamera vėl? Įsikrovė? Ne, kitas kadras tik tai. Va, šiaip vieną radau Merso sunkvežimis, ane, Tu padarytas Mindė kempery. užstrigęs vėl esi, Mindė tu užstrigęs. Nu, kažkas man čia daro, sakai, įsijungiu kitą langą. Žodžiu, Merso kemperis... Kitą langą atsidaro ir užstringa. Jo. Merso kemperis... Raudė užtenka. Merso kemperis yra padarytas, bet vidaus foto nėra, tai 3-5 tūkstančių eurų. Nu, tai vis tiek žiauriai, žymiai daugiau. Ir čia vienas pigiausių, ką radau. Kiek? Tai 3-5 tūkstančiai Mersas. Mhm. Tai, nu jo, žodžiu, tas Taras variantas geras. Bet aš tik dėl kuro sąnaudų, man ten pats baisiausias dalykas. Nu ten būtų, sakau, litras į minutę, manau. Nes, žinai, nuo Kauno iki Molėtų kainuos nuvažiuoti kaip į Turkiją nuskrist. Tai jo. Tarsi čia visiškai Čia lifestyle'as, nu. Va čia va džiugo tematika. O? Fordas, liftintas, 10 000. Ai, bet čia Amerikoje bus. Jo. Jo. O, geras. Čia dar ne bet kokią Geras, mortą geras. įsidėti. Super lift. Nebaisiai didelį rida. Šiaip ten. Stogas dar galėtų būti pakeliamas. Nu, va, gaila. Bet nereiktų pakeliamo stogo, žinai. Aš nesprantu, kam tu reikia atsistoti iš viso. Tai kad patogu būtų. Bet jo, čia šiaip, nu, tema, čia yra dalykų. Bet kainos, tai Kainos, bet jo, ir pagalvokim realistiškai, nu, tipo, off-roadai nebus čia gera mašina. O, tas labai į Starą panašus. Renuški. o, kur. Štai, ai. Principas tas pats. Tik irgi ašių tik viena galia. Lenkija 7 000 eurų. Jo. Bet čia, man atrodo, dar vada, ne? Jo, tik viena ašis, bet dvigubi ratai, matau, gali. Jo. Tai čia nieko, čia dėl svorio, Jo. tai, žinai, ten tau nepridės naudos tas dalykas. Bet jie, Aha. nu, tipo, jo, juose, nu, tarkim, tie va brangus, kur paimkim, kur čia buvo. Nu, tai juose nebus, kad super patogu gyvent būtų ir nebus, kad super jie pravažus. Jie labiau tiesiog, kad tu galėtum nuvažiuoti kažkur asfaltų ir aikšteliai, tai, žinai, pakempint. Arba ant žvyrkelio, nu, tipo, kažkur nesunkiai. Jo. Sustarant gali sunkiai nuvažiuoti ir pakempint. Jo, jo. Žodžiu, jo, visai good. Sakyčiau, vrapinam ir skirstomės. Visai malonu buvo, visai gerai pakalbėjom. Aišku, kas žiūrėjo, galit pakomentuoti, kur nusišnekėjom stipriai, kur visai dylai, kur įdomu, nežinau. Kaip jums atrodo? Bairis. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Jei žiūrėjo. Jei žiūrėjo. Jei žiūrėjot iki čia, nes čia mažas šansas, kad kažkas iki čia žiūrėjo, tai mes galim sakyti, ką norim. Labai tokia Ačiū. siaura tema. Sakyčiau. Labai siaura tema. Ačiū visiems, kas žiūrėjot ir gerų praėjusių švenčių. Jo. Mes prieš pat kūčias įrašinėjom. Ta prasme, rytoj kūčias. Realiai mes kūčių vakarą rašinėjom. Bairis, gerų kūčių vyrai. Jum irgi. Prisivalgykit. Tikrai dar su pasimatysim skrandukais prieš visi kūčias, savo. nes paprašysiu kažką padėti prie mašinos. Tai. Jo, varysiu rytoj ryte ir barą susidėti jaučiu dar. Aš irgi. Aš tai ne, nes neturiu ko ant ko dėti. Ant eksperimentų. Nebent. Gerai. Tai viskas skatino mane. Tai Jo. va, šiaip siaura tema jo labai gavas ir labai specifinė tokia. Jo. Nežinau. Nėra tiek tokių pizdėlinimų, kaip ten kokius winterbeaterius, kur ten pizdavotis yra iš ko. Jo, Čia toks jo. nėra nepizdavojimas. Nėra ką čia heitint labai.
Jo, good. Adios, amigos. Davai.